Naujo aš nesužinojau, nes aš jau buvau šiaip apsišvietęs apie seksą. Jonai, pasakyk vestuvių datą. Nes čia šitą iškirpsim. Ačiū Jums. Tai koks tas bairis buvo? Kameros išjungtas. Dar nešimtas. Taigi sukarpysim. Sveiki visi brangūs žiūrovai ir klausytojai, įsijungė podcastą pavadinimu LT Youth šeimos. Ir šiandien mes turime garbę ir turim tokią progą aplankyti šios nuostabios šeimos namus. Tai jie priėmė mus filmuoti čia. Tai yra Jonas ir Ginta Čyvai. Ir kaip jūs jaučiate šiandien filmuoti podcastą? Nusiteikę? Taip. Taip. Sveiki atvykę. Mes čia bandėm gal 5 minutės pradėti filmavimą dėl mano kažkokių tai trūkdžių ir susidrovėjimų, bet štai mes pradėjom pagaliau. Tai norėtumėm pradėti nuo to, kad gal jūs prisistatytumėt ir papasakotumėt, kas jūs esat, kuo užsiminėjat. Vis tiek tai yra krikščioniškas podcastas, tai ir jūs esat tikinti žmonės, kuo jūs užsiminėjat bažnyčioje ir koks jūsų tarnavimas ir kiek sudaro asmenų jūsų šeima. Tai vat, galit prisistatyti ir papasakot. Pristatyk, ponas Čyvai. Tai Jonas ir Ginta. Čyvai iš Klaipėdos evangelinės bažnyčios Išgelbėjimo šviesa. Mes jau esam kokiu maždaug 11 metų, kaip išsigelbėjai, tikėjai, ar ne? 10. Ir mes abu tarnaujantis praktiškai nuo pat pirmųjų dienų bažnyčiai. Ginta jinai tarnauja šlovinimo lyderė. Aš tarnauju kaip tvarkdarys ir žodžiu dalinuosi, pamokslauju ir anksčiau dar vesdavau Biblijos pamokėlės. Šiais metais šiek tiek pakeitėm bažnyčiai tą grafiką. Turim 2 vaikus. Mergaitė 10 metų, man pas 11 kažko. Mergaitė 10 ir sūnų. Žmona tam, kad datas Gerai, primintų. pertrauksiu labai trumpai. Jonai, pasakyk vestuvių datą. Nes čia šitą iškirpsim. Gerai, gali. Žiemos sezonas. Right. Žiemos sezonas. Taip. Ir čia jau buvo po naujųjų metų. Taip. Kokia galimai Aha. sausio 13. Ar šilta? Mm. Sausio 13 būtų labai lietuviška. Sausio Aha. 17. Jau šilčiau dar. 22. Jau karštėjo. Bet sausį, plauk, sausio 25 tada. Žiauriai ką. Aš nesitikėjau. 27. Jau šaltesnio. Tai 26 tada. Va. Nu va, Reikia tik 5 minučių. beveik. Gerai, atsiprašau, kad pertraukiau, tiesiog. Man yra sėkmė žinoti savo šeimos narių gimtadienius. Taip. Tai Vardus žinai. ir vardus be abejo, pavardės. Taigi, 11 metų. 10. 10. Ai, 10. Dukra 10, sūnus 7. Matai, pas man ta pati problema. Tai. Jo. Vaikų dar ne. Taigi yra Laisvė, yra Lauras, 2 nuostabūs vaikai. Apie vaikus, jūs, apie bažnyčią, apie mus. Kad esam tarnautojai, vaikai irgi su mumis kartu į bažnyčią eina, mokosi. Labai yra smagu, kai mes galim kartu kaip šeima augti tikėjime. Ir ypatingai smagu yra vakarais, kai mes kartu meldžiamės ir vaikai labai dažnai daug dalykų prisimena, už ką reikia melstis. Ir tai štai džiugina širdį labai. Ir ačiū Dievui, kad vaikai gali augti ant tos teisingo, moralinio, krikščioniško pamato. Aš manau, kad tai yra labai labai svarbu. Taip, mes esam paprasta šeima, mes esam eiliniai žmonės. Dažnai kai žmogus žiūri kažkokį tai podcastą ar laidą, ar kas tai bebūtų, automatiškai susiformuoja tokį įsivaizdavimą, kad šitie žmonės, kurie yra toje laidoje, yra kažko ypatingi, ar kažką pasiekę, ar kažką labai darantis. Mūsų atveju taip nėra, mes esam eilinė šeima, tikinti, tarnaujanti bažnyčiai, turinti savo dieninius darbus ir
Ir tiek. Nu čia gal ir galima pabrėžti, kad ne šiaip eilinė šeima, bet tikinti šeima. Dėl to jūs esate čia. Tikinti šeima. Taip. Bet mūsų gyvenimai taip nesiskiria galbūt, sakykime, nuo kitų. Mes dirbam įprastus darbus, kaip ir visų rutina rytas, žodžiu, vaikai, mokyklos, darbai, vakare, ten vakarienė, šiuo atveju, sakykime, namų ruošos darbai ir visi kiti, tarpsme, visus eilinius darbus, ką daro kiekvienas krikščionis ir nekrikščionis, mes lygiai tą patį visi gyvenam. Nu, jo. Tai tada pirmas ir klausimas toks būtų, kadangi jūs pirmą susituokėt, vėliau tik įtikėjot, kokią įtaką turėjo į tai jūsų santykiams? Ar pasikeitė jūsų santykiai kažkaip po įtikėjimo? Dar šiek tiek kitaip pas mus buvo. Mes pirmą susimetėm, tada pastojom, tada susitokėm ir tada įtikėjom. Ir tada gavom santuokos palaiminimą bažnyčioje arba kitaip sakant susitokėm prieš Dievą. O tai susituokėt, atsiprašau, taip tiesmukiškai iš reikalo, ar... Ne visai. Ja. Mes planavom iš tikrųjų. Mes jau planavom, kad norim vaikų turėti. Mes ėjom link to tikslu, greičiausiai dėl to ir pastojom. Bet ir tas galbūt sprendimas, kad mes pastojom ir pastumėjo į tą civilinę santuoką tiesiog. Mes jau buvom beveik 5 metai kaip kartu. Ir kitas dalykas, kad bažnyčioje mes tuoktis nenorėjom, mes kadangi neturėjom jokio santykių su Dievu, mes tiesiog to žaidimų kažkokių tokių užsiminėti, nuotraukų gražių bažnyčioje nenorėjom turėti. Ir pas mus buvo labai paprastai ir labai kuklios, sakyčiau, vestuvės. Bet aš ir nesigailiu. Bet klausimas buvo, kas pasikeitė po įtikėjimo. Labai platus klausimas. Nu, mes suprantam, kad... Mes turim laiko. Jo, mes turim laiko daug. Suprantama, kad ne visada po įtikėjimo pasikeičia į gerą pusę viskas. Kaip ir pas daugumą, manau, ne viskas taigi pasikeičia. Kodėl? Taigi viskas tobulą pasidaro iš Taip, tobulą yra tai, kad yra kažkokia viltis ir tikslas gyvenime, atsiveria kitoks, bet aš manau, kad visokių būna išbandymų ir pro ką praeit, bet kas pasikeitė? Ar į gerą pusę, ar į blogą pusę ir gal kažką prisimenat tiksliau. Gerai, tu pradėk. Man toks jausmas, kad atvirkščiai viskas pradėjo labai blogėti. Ir toks tikrai, kaip visas, nežinau, demonų karalystė būtų sujudėjus tuo momentu. Ir tikrai buvo tie patys pirmieji, galbūt 2 metai, buvo kaip ir su Dievo vedimu, labai daug dalykų mačiau iš tikrųjų ir gražių dalykų, bet santykiuose iš tikrųjų atrodė, kad ta tamsa tokia tirštėja, kaip specialiai, jūs čia įžengėte į Dievo karalystę ir priešas to tikrai nenori ir labai atakavo, kadangi mes iš pasaulio buvom, mes gyvenom tokius galbūt irgi gyvenimus, kaip ir pasauliečiai, jeigu nesu jais, skiriamės ir viskas. O kai tu įtikėm, tau visi standartai pasikeičia, tu pradedi gyventi Dievo standartais ir tuo dalyku, kad jeigu mums nepavyks santuoka, viskas, mes nebegalim to vadovautis, nes Dievas ir sako, ką Dievas sukūrė, tai žmogus neišskiria, mes tapom vieno kūno. Ir iš tikrųjų prasidėjo tokia, sakyčiau, sunki, įdomi kelionė, bet santuokos gryninimas ir ypatingai mūsų charakterių, mano charakterių netgi. Dievas labai daug dirbo, buvo daug ašarų, buvo įtampos, buvo barnių, tikrai buvo jų, buvo tokių, sakykime, sudėtingų naktų ir visa kita, bet ačiū Dievui ir aš labai tikiu, įsitikinusi visą savo esybę, jeigu ne Dievas, tai mūsų šiandien kaip šeimos tikrai nebūtų. Ir ne tai, kad ten kokie galbūt būtų psichologai, padėję dar kažkas, bet esmė yra, iš kur išlaikyti tą stiprybę, iš kur ją gauti, kai tau yra sunku, iš kur gauti tą malonę, kai tau sunku melstis už vyrą, ne taip, kad jisai man čia blogų padarė ar keikti, bet melstis už ir linkėti jam gero, tai tik tais Dievas gali duoti, tai esu labai labai dėkinga už tai, o praėjom tikrai, manau, nemažai tokių kalnų įpėdžių, žodžiu, arba viskas gerai būdavo, arba žiauriai viskas blogai. Jo, matai, aišku, čia yra visiškas mitas, kaip pradžioj pajokavom, bet visiškas mitas, kad po įtikėjimo, reiškia, viskas pasidaro tarsi rožėm klotą.
Pasidaro atvirkščiai daugumoje atveju, nes tada demoniškas pasaulis ima pulti žmogų, ko prieš tai tiek nedarė, nes žmogus ir taip buvo iš esmės kartu su to pasauliu. Va, ir kitas dalykas, kad žmogaus prigimtis jinai niekur nepasikeičia. Jo dvasia tai atsinaujina, bet jo kūnas ir siela lieka tie patys, su kuriais reikia dirbti. Ir Biblijoje yra daug eilučių, atnaujinkite savo mąstymą. Va, ir tai yra procesas visiškai žmogų išvedantis iš komforto zonos. Ir jis nėra lengvas, jis nėra greitas, jis neįvyksta ten per mėnesį ar per 2. Va, ir aišku, ir tam procese būna įvairių tokių suklupimų. Žinai, kartais labai netgi tokių depresinių, stresinių suklupimų, kur net laikai imi tiesiog ten vos ne kaip išprotėjęs, rėkt, klykt, žinai, ar galvoji, kad jau viskas baigta, žinai, kažkokių tokių baisių minčių ateina. Bet kaip Ginta minėjo, kad atmetė iš karto tą galimybę skirtis. Ar taip ir buvo? Ar jūs sąmoningai abu atmetė tą galimybę? Ar vis tiek? Aišku, tom sunkiais momentais būdavo ir minčių ten, tarkim, to čia susirasiu būtą, išeisiu su vaikais, žodžiu. Bet esmė, ta emocija, kai pradeda žaisti tavo protę. Bet kai tu norėjus, kur aš eisiu? Ta prasme, aš galiu išeiti. Taip, tai daugelis taip ir padaro. Bet esmė, kas iš to? Manęs tai nepakeis. Vadinasi, esmė yra daug darbo su manimi. Esmė, jeigu atsirastų kitas žmogus, ar ne, greičiausiai irgi problemos neišspręs. Jeigu mes, tarkim, savo santuokai nesprendžiam problemų, kas susieja galbūt ir dažniausiai yra charakterio, būtent gryninimas, tas mokėjimas gyventi kartu, prisitaikymas ir visa kita. Ir jeigu tu neišmoksim, tai su kitu greičiausiai irgi neišmoks, nes su tavimi yra dažniausiai problemos. Aišku, būna išskirtinio atveju, jeigu žmogus ten turi priklausomybę ar dar kažkas, kur reikia tikrai labai daug dirbti. Mes tokių priklausomybių, mes ne alkoholikai, nerūkom, nevartojam kažko, žodžiu, bet kitur, tai nereiškia, kad neturim problemų. Yra kitos vietos, kur reikia ir dar tebedirbam. Jo, man tas buvo, kaip tu sakai, kad taip, skirtis negalima. Žinai, Dievo žodis yra tame aiškus, ką Dievas sujungia, žmogus neperskiria. Tai man tas buvo. Bet man tuo pačiu metu tais sunkiais momentais lėgia tas, bet gerai, skirtis negalima, bet kaip su jie gyventi toliau? Vat ką daryti? Ką su jie tokio padaryti, kad jinai būtų tokia, kaip aš noriu? Žinai, ir kad viskas vyktų taip, kaip aš noriu, žinai. Skirtis tai negalima, bet kokia išeitis tada? Kas per gyvenimas tada manęs laukia priekyje, žinai. Tai va, bet ačiū Dievui, praėjom tuos visus dalykus. O aš atsiprašau, norėjau paklausti dar, kad ir žiūrovai žinotų, ir į kontekstą įves. O kas pirmas iš jūsų įtikėjo šiaip? Aš. Jonas. Ir gaunasi, kad tu atvedei įtikėjimą Gintą. Ir gali trumpai, kažkaip papasakot, kaip tai įvyko? Jo. Apskritai, tas mano įtikėjimo kelias čia vertas gal, žinai, atskiros kažkokio atskiro pasakojimo, bet aš ilgą laiką buvau toksai labai užkietėjęs netgi ateistas ir aš netgi taip, pikdžiugiškai šaipydavausi iš bet kokių tikinčių žmonių. Tai vat, mano čia jau, sakykime, visą gyvenimą mane lydėjo tokia filosofija arba toks nusistatymas, bet maždaug būdamas kokių 26, jau 27 metų, man ėmė tokie kilti gyvenimo egzistenciniai klausimai, į kuriuos aš ėmiau ieškoti atsakymų. Egzistenciniai klausimai tai yra, iš kur viskas atsirado, kokia yra viso ko prasmė, kokia mano gyvenimo prasmė, ir yra kažkas tai daugiau, po mirties ir panašiai. Ir aš realiai Dievą atradau apologetiniu būdu, per mokslą. Aš ėmiau suvokti, kad egzistuoja kažkokia tai daug aukštesnė už žmogų jėga, laikanti visatą ir visą kūriniją, kurią ir vadiname Dievu. Ir po to aš atitinkamai pasileidau ieškoti per religijas jau, kuris tada Dievas yra teisingas, kodėl žmonės jį taip skirtingai, mato, taip skirtingai tiki, tiek daug skirtingų dievų. Ir taip jau gavosi, greičiausiai tai buvo Dievo kelias man. Man paskambino vienas pažįstamas vieną dieną, tiesiog iš niekur. Mes su juo nebendravom. Jau sulaukti
skambučio iš jo apskritai jau buvo keistas dalykas. Tas skambutis pats be galo iš viso keistas. Žinai, bet sutrumpinant visą tą pasakojimą, jisai labai ten drebėdamas ir panašiai, jisai mane pakvietė į bažnyčią. Ir jeigu tas skambutį aš būčiau gavęs prieš kokius metus, aš būčiau tiesiog pažvengęs ir jį pasiuntęs. Bet man pasirodė labai įdomu, nes aš supratau, kad nei šiaip, nei katalikų bažnyčia, taip sakant, mane kviečia. Ir aš sakau, gerai, aš ateinu. Jis turbūt negalėjo to patikėti, kad evangelizacija įvyko taip lengvai. Pirmą kartą jau. Jo. Ir aš atėjau. Ir vat toj bažnyčioje, aš ten nežinau, man sunku su laiku, bet gal kokį mėnesį aš sekmadieniais pravaikščiau ir tada tave pakviečiau. Kaip ten buvo? Taip, nes mes turėjom jau dukrytę 3 mėnesių. Tu buvai gal porą kartų, nes kažkas buvo, kad mes tiesiog negalėjom kartu tom momentu. Pirmą kartą, aišku, tai buvo patyrinėti, kas ten vyksta. Ir atsimenu labai toks, jisai grįžo susidomėjęs teigiamą prasme. Ir antrą kartą galbūt dėl kažkokių priežasčių, bet kažkur trečią kartą mes kartu nuvykom, mes mane labai nuteikinėjo. Teigiamai, tu neišsigastų tą arame. O man tai buvo taip, kai ėmė bažnyčia, aišku, šlovinimas ir visa kita taip natūraliai, sakyčiau, organiškai mane palietė, nieko aš neišsigamiau, nieko, man viskas taip natūraliai atrodė, viskas patiko, iš tikrųjų labai lietė, ypatingai šlovinimas, galbūt tai, kad tai yra mano muzikos stichija, aš labai myliu ir per tai mane tikrai mano Dievas lietė ir kvietė, kaip sakant, sugrįžti namo. Lauk, atsakėme į klausimą. Atsakėme. Norėjau tiesiog paklausiau, kas iš jūsų pirmas įtikėjo ir kad trumpai papasakotume. Taip ir įtikėjau. Labai puikiai atsakėte klausimą. Ačiū, supažindinot. Nes aš pats netgi nežinau šitos informacijos, todėl ir pats dabar žinau, kad taip. Kai mes bendravom su jumis prieš tai, jūs daug kalbate irgi apie charakterio tam tikrus skirtumus arba darbą su savim. Aš galiu irgi pasakyti, kad man santykiuose tikrai buvo daug vietų, kur tiesiog atsisėdi ir tu priimi sprendimą, kad čia šitoje vietoje man reikia dirbti su savo charakteriu, nes kitaip mes nejudėsim pirmiem, ar ne. Ir mes kaip bendravom, Ginta taip įdomiai išsireiškė, kad tu buvai auka, o Jonas buvo teisuolis. Tai gal galite papasakot, kodėl ir kas tai ir ką tai reiškia ir kaip jūs tvarkotės su tuo? Pradėsi? Ar jau susitvarkėte gal? Nežinau, iš kur tas sindromas, sakykime, buvo, bet aš mėgdavau save pastatyti į aukos poziciją. Ir aš manau, kad apskritai galbūt dažnai moteris mėgsta šitą vietą labai sumanipuliuoti. Ir kiek save atsimenu ir pasaulį, aš mėgdavau, kai, kol dar netikėjau Dievu ir lygiai taip pat spręs problemas, būtent pastatydama save į aukos poziciją, sumanipuliuoti situaciją galbūt ir taip sverti savo pusę. Su Jonu tas nepaėjo, mes labai skirtingi pirmiausiai, nes aš esu labai emocinis žmogus, Jonas yra protas ir nepamanipuliuosi protą šitaip. Nepapuliuosi. Jo taip nepatrauksi, žodžiu. Ir būdavo taip tokie labai stiprus, sakyčiau, susidūrimai. Kai mes jau pradėdavom ginčytis, nes man atrodo, kaip taip, žodžiu, jisai taip tiesmaukiškai tą tiesą išdrėbdavo tau, akis žiauriai nepatirdavo, o tu tada stengis tą aukos poziciją dar giliau įeiti ir manipuliuoti visą tą situaciją. Tai jo, aukos iš tikrųjų mėgsta galbūt tą vaidmenį prisiimti ir ypatingai, aš manau, moteris, tą aukos poziciją ir su ją manipuliuoti, kai yra kaktomuša, kažkokie nesutarimai, nuomonių išsiskyrimai, kas tai bebūtų, ir mums buvo nemažai tokių dalykų, kai mes kaktomuša, taip, aš su manipuliacija ir aukos pozicija, Jonas su tuo tiesmukiškumu, tos tiesos išsakymu, ir būdavo labai sunku iš tikrųjų. Labai sunku. Kai reikėdavo priimti po to jo tiesą, kas man labai nepatikdavo, nes, vis dėlto, kai tu kovoji už kažką, nori, kad tavo tiesa būtų paskleista. Bet jo, aš pastebėjau, kai Dievas nori apipjaustyti tavo charakterį, labai skauda. Ir labai skauda iš tikrųjų, bet po to nuskausinimo, sakykime, apipjaustimo, tai iš tikrųjų pradedi matyti, kad taip turėjo būti.
Ir ačiū Dievui, tai suoliai. Čia tie dalykai. Tai va, o aš esu taisyklių žmogus iš prigimties pagal temperamentą, reiškia. Ir maža to, anksčiau aš buvau ne tik taisyklių žmogus, aš ir neturėjau visiškai empatijos. Man teisumas arba teisingumas gyvenime visada buvo toks vienas svarbiausių prioritetų. Man atrodė, kad visa ant to laikosi ir tame iš tikrųjų yra nemažai tiesos, bet kalbant apie santykius, labai svarbu, kaip tu tą pateiksi. Ir kaip tu eisi per tos visus dalykus. Va, o mano pateikimas būdavo toks, kad aš turiu laimėti. Yra tiesa ir aš ją įrodysiu. Prieš mane laimėti debatus nėra taip lengva. Ypatingai, jeigu aš pasiruošiu. O ten, kur man svarbu, ten aš pasiruošdavau. Ir va tie tokie, žinai, šeiminiški pokalbiai tarp vyro ir žmonos, iš mano pusės, aš įsivaizduoju, kardinaliai trūkdavo kažkokios tai empatijos arba supratingumo, ir viskas būdavo tik tai per tą prizmę, kad tu esi neteisi, tu nesupranti, čia švelniai pasakant. O jeigu taip, kaip aš sakydavau dažnai, aš sakydavau, tu esi durna. Ja. Labai skaudindavo tie žodžiai iš tikrųjų. Ir vis tik to, kaip suprasti, aš durna, žinai. Ir jo, būdavo labai nepatikdavo šitie dalykai. Jaučiu, niekam nepatikdavo tas pasakymas. Bet kas įvyko dar, atsiprašau jums, aišku, su šitą dalyką. Mes dėl to ir kartu esam, mes atsiprašau. Bet kas įvyko, kadangi mes labai skirtingi, kaip protas ir emocija, Jonas labai išmokė mane mąstyti. Jisai tada labai išmokė mane kiekvieną savo, sakykime, mintį pagrįsti. Ir aš kaip pradėdavau pagrįsti, galbūt va čia ir prasidėdavo tas, sakykime, toks normalus pokalbis prasidėdavo, nes tada, kai tu pradedi pagrįsti savo mintis, nebėra tos tiek emocijos, nebėra tų karštųjų, bet tada tu blaivia galva, tu išdėlioji tą situaciją ir tu kitaip pažvelgi ją tiesiog. Ir aš manau, tą linkme, reikėjo praeiti irgi tą kelią, išmokti šitą visą dalyką, nes aš, kol dar su Jonu mes nebuvom pažįstami, aš buvau iš vis tokia, važiuojam, kur, nesvarbu, už ką mokėsi, nesvarbu, žodžiu, viskas, man klausimų niekad nekildavo. Kai su Jonu susipažinau, jisai mane išmokino ir tai aš labai džiaugiuosi, nes mane tai sustiprino kaip asmenybę, nes kadangi esu toks sangvinikas labiau, kuriam klausimai iš vis nerūpi, ir išmokė mane disciplinuoti save labiau. Ir aš manau, kad tai tikrai irgi padarė įtakos mūsų santykiams, nes, tiesiog, kaip sakau, turi keisti charakterį, mokinti su juo labiau, suprasti save, pažinti save. Ir ta manipuliacija ar aukos, vaidmuo, jisai nebebūtų, toj, sakykime, šeimos aplinkoje. Jonas taip pat išmoko. Švelniau, ramiau. Aš norėjau klausti, ar čia abipusis veiksmas buvo, ar čia tik tu mokėsi, ar... Ne, taip, kad nenuskambėtų, kad čia man reikėjo. Ne, tai buvo vis dėlto abipusis. Taip, nes kaip yra intelektas, yra emocinis intelektas, tie skirtumai. Jo, matai, santuokos gyvenimas, jisai nėra debatai ir jisai nėra teismo procesas, kurį reikia laimėti. Aišku, turi būti tiesiog balansas tame, ar ne, iš vienos pusės, jeigu bus viskas paremta kažkokiom tik tai manipulacijom ar emocijom, irgi bus labai sunku ir viskas taip labai ant siūlo laikysis, labai plaukios, nestabiliai. Tai aš manau, kad mes per tos eilę metų kažkokį tai balansą, aišku, jokių būdų netobulybę dar, bet kažkokį tai balansą atradom, arba bent jau tikrai turim geresnį negu buvo pačioj pradžioj. Reakcijos galbūt suminkštėjo į tam tikras situacijas. Pavyzdžiui, aš irgi, kai atsimenu seniau Jono reakcijas į tam tikras situacijas ir kaip dabar jisai taip rimtai, tu čia dabar taip ramiai ir visko pasitaiko, visko būna, jau tokie žodžiai lenda. Aiškus ir amžius, irgi tu patirties įgauni, tai aš įsivaizduoju, jeigu tu esi metais susituokęs, greičiausiai taip greitai nepavyks pakeisti visko, nes dėl to ateinam iš skirtingų aplinkų, jisai vienoje aplinkoje augęs, aš esu visiškai kitoje aplinkoje augusi. Ir mes visą tai, tą visą backgroundą, kaip čia pasakyti, tą visą aplinkas, ką turėjom atsinešam į šeimą ir su to reikia išmokti gyventi,
išdirbti ir apskritai kaip kažką išmesti. Kitaip sakant, išgyvenimas, ko negali būti tose santykiuose. Ja, nes visiškai absoliučiai priešingybės didelės ir jūs paminėjot, kad labai, jūs visiškai skirtingi žmonės bendrai. Ir kaip kažkada nesenai dar buvom atsivertę knygą, kaip jinai vadinasi, Vyrai iš Marso, moteris iš Veneros. Ten taip paprastai ir aiškiai tiesiog pavaizduota, kad, kaip suvokti vyrų į moterį ir kaip moterį suvokti vyrą, kad, tarsi kaip iš skirtingų planetų žmonės gali apskritai susikalbėti pradžioje, ne? Tai irgi, tai yra procesas ilgas, kada tu mokaisi vienas kito kalbą, kada tu mokaisi ir jau supranti vienas kito tiksliau kažkokius triukus ir aišku, tu šiaip mėgavais laimėti tuos debatus? Tau būdavo pasitenkinimas? Jo, be abejo. Jo. Tiesiog buvo įdomu paklausti. Savimėlė. Bet būdavo, kad Gintė laimėdavai savo manipuliacijom? Būdavo, kad, nepraeidavo tas. Tikrai nepraeidavo. Nepraeidavo niekad. Dabar galbūt tokie, sakau, kai dabar vyksta kažkokie, problemų sprendimai, aš džiaugiuosi, kad mes dabar jisai iš savo teistumo pusės neina, aš stengiuosi apsmergiau, nebepirkiš kažkaip tiesiog ta tokia blaiva galva, suaugę žmonės vis dėlto esam jau ir 15 metų beveik, tvarsime kartu esam ir, kažkaip juk taip jau nebeisim, kaip buvo, prieš 10 ar 15 metų, tokiais pačiais žingsniais vėl tą patį, ir aišku, išmoktos pamokos, tu supranti, jeigu aš čia leptelsiu kažką, tokio vėl, nieko gero nepaveiks ir tu pats nebenori tiesiog to. Ir jeigu tu myli žmogų, tai tiesiog tada žiūri iš tikrųjų, kažkaip reikia išspręsti tą problemą, jeigu myli žmogų. Jeigu nemyli, tai aišku, tu sieksi savo tikslų kažkokiu tokiu ambicijų specialiu kur nori. Bet ar buvo, tokį gal labiau tiesmukišką klausimą paklausiu, bet ar buvo momentas gyvenime tarp jūsų, kada gal kažkuris iš jūsų sakėt savo, kad nebemyliu? Gal būdavo toks klausimas užduotas, ar bemyliu, kad nebemyliu, bet būtent kaip, žodžiu. Aiškus, tie konfliktai visados išmūsdavo tave iš tos pusiausvyros, sakykime, ir taip rodo, kai būdavo tokie šaltesni tie periodai, tai toks jausmas, studentai gyvenam, žodžiu, vaikai yra, pasikalbam bendrai, ką reikia, toliau nieko, žodžiu. Bet yra būtent tas periodas, kai tai tam sezone, kai tu sprendi problemą ir jinai yra užsitęsęs tiesiog. Ne taip, kad savaitę, bet būna tiesiog toks šaltumo periodas, bet aš žiauriai dar, ačiū Dievui, kad mes išsprendėm, eina savo, aš taip džiaugiuosi, nes, tai yra mano žmogus ir ačiū Dievui, kad jisai padėjo pereiti, bet tikrai būna, kad tu pradedi dvejoti, o gal vis dėlto kažkas čia ne taip ir taip toliau. Man visgi turbūt nebuvo tokių momentų, aš vis tiek kažkaip giliai širdyje visada tikėdavau, aš ją pakeisiu. Gyvenimo tikslas. Vis tiek aš ją, vis tiek ir aš nemažai strateguoju netgi eiliniais kasdienybės klausimais. Mano galva taip veikia, mano smegenys taip sukasi, ir man būdavo tokie, schemos dėliodavosi, vis tiek jinai ateis manęs atsiprašyti, aš vis tiek, nėra neįmanoma, jinai tik žmogus, jinai tik žmogus ir jinai man paklaus. Vos ne taip, bet ne taip autoritariškai, kad pas mus nėra to patriarchalizmo šeimoje. Jau, kad nesuprastų irgi klaidingai. Taip. Bet, ta prasme, aš iš tos pusės, kad vis tiek aš išspręsiu, tą situaciją. Negali jinai būti tokia kvaila, kaip, sakykime, ar senais terminais kalbant, ir negali jinai kažkaip taip būti tokioj, kažkokioj tai emociniai būsenai visą laiką, vis tiek aš kažkaip tai, anksčiau buvo gerai, juk anksčiau viskas buvo gerai, čia dabar yra kažkoks toks, periodas ir jau buvo tokių periodų ir vis tiek, aš tą išspręsiu. Jo, kad irgi nesudaryti klaidingos tos supratimo ar nuomonės, tikrai pas mus autoritarinio tokio kažkokio tikrai nėra, nebuvo. Ir visados
aš buvau pakankamai laisva, sakyčiau, kažkur išeiti ten, ar su draugiam, ar dar kažkas panašaus. Tikrai pas mus tokių, žinau, yra šeimų, kur tikrai labai, viskas priklauso nuo vyro, kaip pasakys, ar dar kažkas panašaus, pas mus, reikia, eik, nori, žodžiu, eik. Pas mus to pavydo tokio Kad išeiti, vat kažkam. visiškai neegzistavo, niekada praktiškai. Niekas, ne. Nes mes turbūt paprasčiausiai abu supratom, kad niekas kitas nenorėtų su tokiu prasidėti, kaip aš ir tu. Aišku. Tai Ne, pavyduose niekada nekeldavom. Tikrai ne. Vat, sako, visi sunkumai tik tais, kai jis kaktomuša susibūrė ir vat, aš atsimenu, irgi, kai netgi kaip dar nebuvome tikėję, aš tai man, jau kojo, bet jau gintos nepakeisi. Atsimenu tavo žodžius. Kada aš čia taip sakiau? Buvo, ir mes sakys. Tarasme, bet jau toks tikslas toks atrodo, kad būdavo pakeisti mano charakterį, bet gavosi taip, kad mes abudu pasikeitėm. Vis tiek teko pusiaukelėje susitikti. Jau. Jonui dabar pagunda yra kažką išsikapsyti, įrodyti, kad taip nebuvo. Sen sakai, kad mano atmintis geresnė, tai aš Tu- čia tom dabar Gerai, naudojuosi ir žiūrėk. pasakau. Gerai, žiūrėk. O tu atsimeni, kai aš tau per veidą trenkiau? Yra buvę kažkas, bet jo, esu gal. Ne, bet čia buvo, aš suskaičiuoju tik vieną kartą. Vieną. Jo, Yra yra- buvę. yra Ne, buvę. nebuvę. Toks vienas kartas. Ir kaip su tuo tvarkėtės. Padėjau atsikelt. Oho, šitaip. Ne, Tiek. aš neatsimenu, žinok. Ne, nebuvo. Tai Gal to ir Bet ten neatsimeni. nebuvo kažkoks ten smūgis, sakykime, toks, žodžiu, bet aš išvedžiau iš kantrybės. Buvau žiauriai iš tikrųjų. Bet aiškus ir jisai labai gailėjosi po to. Bet buvo, mes turėjom, sakykime, tokią situaciją. Jo. Tai va tokie namai su dūmais pas mus buvo. Kalbant apie tos dūmus, ar buvo kad nors tokia situacija, kad vat, kaip tik tyčia vaikai pas senelius, vaikų nėra, nes karantinas ir panašiai, ir jūs susipykstat, ir kažkas iš jūsų nusprendžia viskas, aš pasiimu pledą, einu į mašiną, sėdu ir mašiną miegosiu. Vat, kad jau paklausėjai. Ja, taip, karantinas buvo, aš manau, visiems išbandymų metas. Nors aš džiaugiuosi, kad buvo karantinas, iš tikrųjų, nes vis dėlto, Čia Šimonytei reikia dėkoti. reikia, kad mes dėkojame Pandemija. už pandemiją. Pandemija. Taip. Nes vis dėlto aš džiaugiausi. Buvo sunkių momentų, bet po tų sunkių momentų ta saulė, žodžiu, tas rojus nusileisdavo į namus ir labai smagu būdavo, kai mes viens kitą, kitaip sakant, trynėmės viens šalia kito, vienam kampė dirba, kits kitam ir vaikai šalia, ir tu galėtum nueiti pas tą vaiką, paniurkyti jį, pabučiuoti, žodžiu, ir pas vyrą kavos, pasakyti, gal einam atsigėti, labai fainiai. Bet kai vaikai pas senelių iškildavo tie visi tiršti dūmai, žodžiu, kaip ten, žinai, viskas. Nebūtinai vien tik taip, kad vaikai pas senelių ir iš karto mes susitikėme. Nebūdavo. Ne, ta prasme, gal būtų jau prieš tai kažkas jau, žodžiu, trintis tokia prasidėjusi dėl kažkokios situacijos. Bet mes buvom mėgėjai pamiegoti automobiliuose. Šiek tiek. tiek patekdavo. Šiek tiek, kai situacija paaštrėdavo, jo, būdavo tokių, atrodo, net antiek sunku, kad tu negali būti ne tai, kad vienoj patalpoj. Tam pačiam nekilnojamo Oi, turto matau, objekte. Jo. Tai, žodžiu, jo, buvo jau gan, galbūt koks, neįsivaizduoju, balandžio mėnio, galbūt, kad aš tikrai pasėmiau storą pledą automobilį ir iškeliavau į automobilio aikštelę prie Rimi kitos ir miegojau. O tai reikia dar paminėti, kad automobilis geras buvo. Buvo geras, bet aš jį didelis. nešildžiau, didelis, patogus. Ne, tai va su to Buvo kur pareiga. išsities. Taip. Kilnojamo turto objektas. Bet jo, buvo, bet vis vien, matai, grįžau. Kažkaip Jonas buvo paminėjęs, kad teko ir labai mažoj vietoj miegot, ne tokia Ankštoj. erdvėj kaip automobilis didelis. Taip, vat man toks buvo užėjęs vieno pykčio priepolio metu. Kad aš katinas. Jo, kad aš beveik katinas, nors iš tikrųjų aš alergiškas katinam ir nemėgstu katinų. Dėl to turbūt pagrindė, kad alergiškas, bet ne tai, kad reiškia atskirai išeiti ten ant sofos miegoti ar ant kokio pripučiamo čiužinio, bet į palėpę. Bet palėpė ne tai, kad kaip atskiras kambarys, o ten labiau tokia kaip pastogė vadintųsi, ten
maksimum yra 0,5 metro aukščio ir pilna šiaip visokių daiktų prikrauta ir nieko ten nepasitiesi, ten tiesiog medinės grindys. Ir dar labai karšta, aišku, ir labai oro nėra, nes labai klaustrofobiška patalpa, tu praktiškai tik gali atsiverst, bet tu ten šliaužti gali ją. Ja. Tai va, tai aš vieną naktį ten buvau užlipęs pamiegoti, nes kažko buvau labai supykęs ant... O tai čia būdas save nubausti dėl tos situacijos ar būdas parodyti žmonai, kaip man blogai? Jo, turbūt antras variantas tuo metu buvo. Aš kai pamačiau, kai jisai ten lipa ir kažką taisus, okei, jeigu tu nori, gerai, mėgo, nors ir čia sofa yra. Gal kažkada svajoja tiesiog palėpį pamiegoti? Svajonė išpildė savo palėpį. Viską reikia gyvenime išbandyti. Gal Jonas tikėjosi, kad žmona parbėgs ir sakys, o ne, Lip. mielasis. Žinai, tas krislelis jis visada tokiais atvejais būdavo. Ta viltis miršta paskutinė. Būna, Ryte atėjo ir atsikeli ryte. Visą laiką galvoju, kad jeigu pabūsiu dramatiškas, tai gal kažką tai va tokio labai jau radikalaus padarysiu, jau čia tada tai tikrai. Mūsų vienas mažasis, žodžiu, vieną kartą irgi pabuvau dramatiškas, jau buvo vakaras, 10 valandą, reikėjo miegoti sekančią dieną berods ir mokyklą, jis irgi dramatiškas, nuo jo pabūti, aš išeisiu, visus paliksiu, jau batus apsimovė ir striukė maunas ir sakau, gerai, puiku, aš jam duris atidariau, sakau, tai gal dar ką nors sukraut, aš jau taip lengvai paleidžiu. Bet jis vaikas pamatė, kad vyresnėlė pradėjo verkti, o aš ją vis mirkčiau akį, kad čia, to nebus, tikrai jisai niekur neišeis. Ir Lauras pamatęs, kad laisvė verkia, jisai taip, tiesiog susigraudino, sako, pasilieku dėl sesės. Tai žodžiu, čia... Nepavyko. Tai jie gyvena šitos namuose viens dėl kito, ne? Čia priedas. Ja, tai čia iš tos operos, bet ne, čia tas nesuveikė, nebuvo. Kalbant apie vaikus, kadangi minėjot, kad pas senelius buvo ar panašiai, kaip jūs tvarkotės su tokiam situacijom prie vaikų? Ar būna, kad jie mato tai, ar tai visą laiką yra kruopščiai slepiama nuo jų? O ne, kruopščiai sekama tikrai ne. Būna ir tų momentų aštrių ir prie vaikų buvę, aiškus, kai jau miegam, tai jau ar ten tokių didesnių galbūt nelabai, bet jie matė. Ir aš net negaliu pasakyti, ar tai yra gerai ar blogai, nes jeigu vaikas išėjęs pas, sakykime, savarankiškai gyventi, nemato visiškai konflikto, tai jam, jeigu ateis į jo šeimą konfliktą, tai jisai supras, kad to negali būti. Tai glaistyt gal pradės, nežinau. Reikia viskas, esmė yra tokia, kaip jau ant karštųjų įvyksta, jau aiškus negerai įvyksta, bet esmė yra tokia, kad reikia šnekėti su vaikais. Kodėl galbūt tai įvyko, kad tai nėra gerai iš tikrųjų ir aiškus vaikai dažniausiai dėl to eina į mamos pusę. Ir visa kita, bet reikia šnekėtis, kad vaikams aiškinti, nes konfliktai, aiškus, jie nėra, kad jie yra. Bet vaikai, matau, turi suprasti, kad jie būna namuose, kad paskui išėjus į savo gyvenimus, aš manau, kad vis dėlto nėra gerai, jeigu jie nėra to matę. Gal ne visai, kad matė, bet galbūt nėra to, pasakyti, nežinau, ne kad patyrė, bet kad turi žinoti visiems, kad būna namuose konfliktų ir juos reikia spręsti. Jie vienas su kitu vis tiek daugiau pikstasi negu mes su tavimi. Dabar tai jo, tas amžius. Tai bet visada praktiškai ten jau, kai buvo... Tai brolio ir sesers neturėjai, tai nežinai, ką tai reiškia. Aš turėjau 2, tai žodžiu. Nors atskiri kambariai, tai vis tiek sugeba. Ne, tai jie taip ir yra, jie, reiškia, sueina į vieną kambarį, ten susipyksta, tada išsiskiria, tada į kito kambarį sueina, vėl, žinai, kažkas tai... Vis tiek sugeba. Viens be kito irgi negali. Viens be kito negali, todėl kur ar sueina kažkur laukia, ar bendroji čia erdvėje vis tiek susipyksta. Tai, žinai, tie atskiri kambariai tokie gerai kaip nusiraminimui, žinai, galbūt, bet jo, jie viens be kito negali. Kaip ir jūs tikriausiai. Taip sulipom dėl to. Taip. Bet man patiko, kaip tu sakai, kad reikia su vaikais kalbėti, bendrauti ir išsiaiškinti. Bet lygiai tas pats yra ir su mūsų problemom, kad ir kokios jos iškyla, galiausiai tai būna arba komunikacijos trūkumas, arba labai prasta komunikacija. Ir vis tiek, kad išspręstumėm tą situaciją, reikia atsisėsti ir bendrauti. Pavyzdžiui, mūsų santykiai ypač pradžioj, mano sprendimo būdas visą laiką būdavo, jeigu yra situacija, atsistoti ir išeiti. Man pasišalinti iš situacijos, kol aš nusiraminsiu ir tik vėliau. Arba pertrauksiu eiti miegoti.
Arba jo, eiti išsimiegoti. Man miegas visas problemas sprendžia. Jeigu man kažkas negerai, aš einu pamiegoti, nes aš tada pamirštu ir man atrodo, kad man geriau. Aš atsikeliu ir tada aš jau pamiršau problemą ir mes gyvenam toliau gražiai ir laimingai. O Lukas turėjo priešingą požiūrį ir jeigu yra kažkokia problema, situacija, tai ją reikia spręsti čia ir dabar. Ir pas mus irgi buvo šitoj vietoj trintis, nes man reikia atsistoti ir išeiti, aš nenoriu čia aiškintis dabar, nes pas mane dabar yra emocijos, o jisai sako, ne, mes turim čia ir dabar aiškintis. Tai paskui po kiek laiko tu pasiklausai, kaip kiti žmonės daro, supranti, kad tu gali pasidaryti arbatos, atsisėsti, palaukti, pasidėti kartu, kol nusiraminsi, atsigertos arbatos ir tada sėdėti bendrauti. Nu, čia labai sudėtingas variantas, nes nusiraminti kartu prie vieno stalo su podeliu arbatas, tai tikrai labai sudėtinga. Bet kita vertus, šnekėti su miegančiu žmogumi irgi nėra taip paprasta. Šiaip pridursiu, labai atsiprašau, kad dabar eterį atskleisiu tavo paslaptį, bet jinai miega atvirom akim. Tai todėl... Gali pasakoti. Todėl nesuprasi, ar jinai miega ar ne. Svarbu man išsipasakot. Ir tada... Tai va. Bet panašiai ir būdavo, kad mes vis tiek atsisėdom prie stalo ir bandydavom ramiai išsipasakot, ką jaučiame, arba kur buvome įžeisti, arba kur vienas kito nesupratom. Bandėm taip aiškintis, nors aš vėliau irgi pradėjau abejoti, ar čia yra teisingas būdas, nes iš tiesų nesinori ant tų karštų pasakyti to, ko iš tiesų tu nenorėtum pasakyti tam antrai pusiai. Nes ant karštų, ant tų emocijų tu dažnai pripasakoji dalykų, kurių tu šiaip nepasakytum, kurių tikrai gal nuoširdžiai net nejautum. Tai ir tas būdas, gal sakykim, reikia nusiraminti, bet ir, kaip Biblijoje parašyta, neiti miegoti, kol tu net leidai. Tai va kažkas tokio, va tas viduriukas. Ką jūs manot? Irgi panašiai, ar pas jūs būdavo ilgiau užsitemdo? Labai, aš manau, apskaitai, žinai, labai individualiai. Pavyzdžiui, mes turbūt galim labiausiai kalbėti apie savo pačių situaciją, bet neduoti kažkokį tokį coachingą ar mokymą, žinai, bendrai porom. Kaip pas mus? Kiek mašinai miega? Aš neišsprendžiu visas problemas. Turėkit automobilį. Bet vis tiek būdavo taip, kad dažniausiai emocijos nuslūksta kažkokios tos, ne? Ir tada ateina situacija, kada tu žiūri, gal ne taip ten stipriai buvau ir įžeistas aš toje situacijai. Ar kažkas, vis tiek. Jo, tas emocijų nuslūgimas, jisai dažniausiai reikalingas būdavo, jo. Bet tada, dažniausiai, ir tada ieškai to konflikto šaltinį, sakykime, dėl ko viskas įvyka. Ir aiškus būna diskomunikacija, pirmas dalykas, tikrai. Vienas iš vieno apsvarpinės labiau suprato, va, būtent šitaip, kits biški kitaip suprato ir pas to ir vyko tas nesusikalbėjimas. Dažniausiai netgi, sakyčiau, tokių komunikacijų. Ir matai, nemaža priežastis, bent jau mano atveju, kas būdavo, aš turbūt supykdavau arba tiksliau ir supykdavau ir įsižeisdavau dėl tam tikrų, iš dalies miskomunikacija, bet visgi tas pamatas arba ta pirminis pradas, tai turbūt yra kažkoks tai trūkumas su saviverte arba savęs suvokimu. Reiškia, tu kažkaip, aš šiuo atveju kažkaip arba labai iš aukšto apie save galvoju, arba labai gerai, arba kažko tai save laikau, žinai, ir vat, jinai kažką pasako ir aš dar netaip suinterpretuoju ir vat, iš to, žinai, kildavo. Aš manau, tas pas vyrus yra ganėtinai neretai sutinkamas dalykas. Aišku, dar plus, sakykime, komunikacijos yra pagrindinė galbūt priežastis, kai tu pagalvoji, kad vyras susipras. Nesusipranta labai dažnai. Toks paskutinis galbūt netgi buvo ir aš tai priėmiau atsakomybę savo, galvoju, supratau, kad čia yra mano klaida ir aš turiu kiekvieną dalyką, pasakyti konkrečiai, žodžiu. Ir šito irgi laiko paskutinis variantas buvo tai, kad aš buvau iš vakaro paruošus vaikams pusryčius. Kažkas tokio buvo. Įsivaizduojat, mes keliamės anksti ryte. Pusryčių nėra, nes mano mielasis atsikėlęs naktį jos suėdė. Žodžiu, ir aš tokia, man ryte, ką daryti, gerai košę verdyti, nes tos buvo susiplanavo, ir toks piktas, ir atsikėlė piktas, žodžiu, nėra, žodžiu, čia man visi planai ryte, o man kiekviena sekundė yra labai svarbi, nes aš labai ryte esu susistiguojusi. Ir aiškus, aš jau leptelėjau.
Ir po to Jonas man sako, tik tu man nepasakėjai, kad negalima. Tu galvoji tik vaizdai, nu čia visi ne tavo, žodžiu. Bet aš po to, žodžiu, darbą nuvažiavau, nusiraminau ir aš atsiprašiau jo. Aš sakau, jo, prisimu atsakomybę šitą, sakau, dabar kiekvieną kartą pasakysiu. Ir dabar taip ir yra. Neliesk, ne tavo, žodžiu. Bet vadinasi, reikia, netgi atrodo tokios smulkmenos, bet dažnai prasideda nuo smulkmenų viskas. Netgi tos smulkmenos yra labai labai svarbios. Reikia komunikuoti, kad išsikalbėti. Ir ne tik ir pasakyti, kad, žinai, būk geras, man tai yra svarbu, bet šito dalyko neliesk. Arba kaip tik padaryk tą ir aną. Nes jisai nemoka skaityti vis dėlto mano minčių. Bet čia toks dažnas moteriškas dalykas. Moteris įsivaizduoja, kad vyras turi suprasti iš mano žvilgsnio. Arba susipras, kad, žinai, kambarys yra, žinai, dulkių pilnas ir jį reikia prasirgliuoti. Jam ne ten dėmesys sutelktas. Čia būna ir moterų, nereikia, mūsų operatorius čia bandė kažką man rodyti ir jisai rodė, kad čia garsą aš pareguliuočiau mikrofono, aš čia jau Jonui puodelį reguliuoju. Ne taip suprantu, tai pas mus vyrus yra tiesiai šviesiai arba... Mes labai paprastai esam padarai. Čia kaip yra tas pavyzdys, kažkas iš pažįstamų pasakojo, kad moteris, žmona namus norėjo, kad vyras išsiurbtų namus, o vyras, kažkaip tai iniciatyvos nerodė siurbti tų namų ir žmona... Jinai paprašė jo išsiurbti ir jisai pamiršo apie tai, jisai pasakė, jo išsiurbsiu, bet neišsiurbė. Ir tada jis nuėjo į dušą praustis, jinai prie durų jam pastatė siurblį ir galvojo su mintim, kad jisai atidarys duris, išėjęs iš dušo, jis pamatys tą siurblį, kad jisai eitų ir siurbs. Ir jisai atidarė tas duris, pasakė, kad šiaip per durinių siurblinę vietoj paliko, perlipo tą siurblį ir išėjo. Ir žmona liko labai pikta, kaip jisai taip nesuprato. Ir mes klausėmės tą situaciją, paskaitos metu. Ir aš paskui po tos paskaitos priejau prie Lukos, sakau, bet tai tu įsivaizduok, sakau, kas per vyras, kaip galima nesuprasti tokio. Ir Lukas taip žiūri į mane, taip mirkčia, sako, aš gyvenime nesuprasčiau. Ir man tada dašilo, kad, čia ne su vienu problema, čia bendrai vyrai taip masto. Jeigu man kas nors taip siurblį padėtų prie dušo durų, aš nežinau, užmušt galėčiau. Ne, bet rimtai. Jau būtų pro langą kažkur išskrydęs. Taip. Arba reikėtų jau padėti žmonai atsikelti. Vėl. Taip. Antrą kartą. Ir kiek iš tiesų daug tokių ginčų ir nesusipratimų grinai dėl to, kad vienas nesuprato ir kitas nepaaiškino. Būtent, nes neperskaitė mintis. Jo, čia būdavo. Man vienas ką dar dalykas reikėjo tikrai labai išmokti, gerbti Jono laiką. Tai yra, kai susiplanuojame kažką, kad supras teisingai, ir aš pasakau, kad aš grįšiu tą 7 valandą. Ir mes kalendorių pasižymam, kad 7, vadinasi, jisai manęs laukia 7, o ne po 7:15, o ne po 7:20. Man buvo be galo sunku tą perlipti ir išmokti iš tikrųjų, nes mes labai dažnai turėdavom. O aš jau pamiršau, žinok. Nes dėl to, kad nebėra tos problemos. Jo. Bet esmė iš tikrųjų, bet man užtruko laiko, kol aš išmokau. Jeigu aš pasakiau, kad aš 7, aš turiu laikyti žodžio, žinai, vyrui. Arba iš karto informuoti, tas ir tas nutiko. O ne taip, čia nieko tokio, 15 minučių pavėlavau. O jam būdavo labai svarbus tas laikos, nes jisai planuodavo savo ten kažkokius darbus ir gal kad ir neplanuodavo, gal ir namo toliau būtų buvęs, žinai, bet esmė toks, kad, nesilaikiau duoto žodžio tokio. Vieną prisiminiau. Nerealu. Na gerai. Jau kažkurį, tai čia jau pereisim mes prie tos pikantiškesnės dalies, įvedant mūsų žiūrovus. Reiškia, kažkurį tai vakarą atsigulus lovui, reiškia, aš jau turiu savų minčių, sakykime, o jinai taip tarsi lyg iš niekur nieko, o tai aš pasninkė. Palauk, žinai. Kaip? Su kuo tu tarysi? Kad tu pasninkė? Kas čia dabar? Ne, bet po to ir tu pati suvokiai, žinai, kad reikia tos daugiau iš ankstinės komunikacijos. Kad pasakyt, aš tą ketinu daryti ir apskritai, kalbėtis, žodžiu, reikia kalbėtis, ne tik, kad, žinai, o ką tu nematai, kad aš nevalgiau? Tai aš niekam, žodžiu. Nematai, kad šiandien, manau, reolė. Tai žiūrėjai, skaisti vaikšto visur šventa. Ne, jo, visur atrodo, reikia. Toks švelnus įvadas, tikrai nesitikėjau, kad taip švelniai pradėti. Ačiū. Aš dar norėjau tiesiog prieš tai, man ta tema dar atrodo neužbaigta, mes grįšim prie šito, bet
vis tiek, tos situacijos, kaip buvo, ar tai išėjimas mėgoti palėpę, ar į automobilį, ar tai pykčiai, kivirčiai, ar dar kažkas. Tai koks galų galės sprendimo būdas? Kaip jūs prieidavot prie to, kad tęsiam toliau viską? Vis tiek turbūt tas pamatas būdavo, kad mes negalim skirtis, ar ne, sugrįžtant prie pačio to pamatinio dalyko. Va, o toliau jau ten irgi, žinai, ne visada būdavo lengva, aš pasakyčiau, vėl sugrįžti, žinai, nes dažniausiai kiekvienas turbūt mes bandydavom grįžti per tą prizmę, kad tai tau reikia atsiprašyti, žinai. Kada tu manęs atsiprašysi? Už tą atsiprašai, o už tą, vat, dar neatsiprašai. Žinai. Atgailauti žodžiu. Maždaug, žinai, bet per tą prizmę, kad bet tu tai sutinki, kad ne viską gerai padarai. Aš tai būdavo. Gerai, aš galbūt ant tavęs ten užrėkiau ir pavadinau tave durnę, bet tu sutinki, kad, nebuvai tu tokia protinga. Bet tu irgi pradėjai. Ne, aš pradėjau. Bet žinai, Aš rėkiau ant tavęs, bet tu supranti, kad tu problema. Jo. Bet žinai, jau vis tiek tas, sakykime, tas pikas konflikto jis jau yra, žinai, už nugaros. Tu jau vis tiek supranti, kad, reikia kažkaip tai taikyti, žinai, kad jau tas visas pagrindinis pyktis, ar ne, jis jau yra praėjęs, žinai, ir jau, ir suėjai arba atsisėdai taikytis, kalbėtis, ieškai kažkaip, ne, ką tu gali pasakyti. Galų gale nebenori gyventi įtampoje tiesiog. Va. Nes tu nori spręsti tą pats problemą. Ir kitas dalykas, dar pasikartos, jeigu tu žmogų myli, tu vis viena eini spręsti tą problemą. Norims emocijos, ateis tas blaivus protas ir norėsi patraukti įtampą. Mes norim, kaip sakant, gyventi gražiai. Nori tų gražių emocijų, o ne tų kažkokių pykčių, prislėgimo. Ir ypatingai jaučiasi tada visi namai. Ir ne tik visur tu pradedi neštis ir darbą, visien automatiškai ta įtampa tokia jaučiasi ir tu ten dūsauji, kaip sakant, nuo tos vidinės būtent. Ir supranti, kad prie įtampos sekso vis tiek nebus. Taip, nebus. Dar vienas įvadas. Taip. Jo. Ja, bet iš tos pusės jau gal labiausiai. Ir mes sėsdavom, mes šnekėdavomės, mes kiek kartų esam ir rašėsi, kaip sakant, ir pliusus, ir minusus kažkokius, tarpusavį, ką tu manyje matai ir kokie pliusai, minusai. Arba ką norėtum pakeisti, arba, tokius, sakykime, pasikalbėjimus. Arba ką man dėl tavęs ten padaryti, kad nesikartotų galbūt, kad mes galėtumėm tobulėti. Čia geras, jūs realiai fiziškai atsisėsdavot ir surašyti. Realiai fiziškai aš tau galėčiau atnešti lapą dabar, bet mes šitą lapą dabar, apie kurį aš kalbu, mes įdarėmės visą šeimą ir su vaikais. Ir aš kažkokioj tai knygoje, gal net ir krikščioniškoje, aš neatsimenu kur, bet perskaičiau toks vienas iš tų daugelio pratimų, jie visi dažniausiai kažkokiam lygmenį veikia, bet va šitas buvo, reiškia, principas yra toks. Kiekvienas šeimos narys, ir ten ir buvo skirta ne tik žmonai ir vyrui, kiekvienas šeimos narys apie save parašo 3 blogus dalykus arba 3 savo silpnybės kažkokias. Ir 3 savo stiprybės, ir tada apie tą šeimos narį visi kiti bendram sutarime irgi parašo 3 silpnybės ir 3 stiprybės. Ir tu, reiškia, žiūri, kas kaip sutampa, procesų metu padiskutuoji apie visą tai. Ir pats savo, kiekvienas asmo pats savo mato, aišku, ir tos dalykus, už kuriuos jis yra vertinamas, mylimas ir ką jisai daro taip, konstruktyviai gerai. Ir tos dalykus, kuriam galbūt reiktų labiau susiimti ir labiau kažką tai keisti. Įdomus būdas. O kaip vaikai tai reagavo? Jiems buvo kaip žaidimas gal labiau toks. Kaip žaidimas mes jiems padėjom, bet aš manau, kad tas pratimas šiaip pavyko visumoje. Žinai, nes irgi tada jie tokį gauna galimybę į save pažvelgti. Žinai, ko tokiam amžiui arba šiaip savo kasdienėje aplinkoje to nedaro. Ir pas vaikus apskritai yra daug tokių tiesiog tuščių emocijų. Visi pykčiai, visi verksmai, visi nesutarimai yra tokie tiesiog.
Paviršutiniai. Žinai, jo, paviršutinės emocijos sugrojo. O va čia pradedam kalbėti, kokios tavo stiprios vietos, kokios tavo iš tikrųjų yra silpnos vietos. Apie tai, kad kiekvienas žmogus turi silpnų vietų, net ir suaugę, net ir labai talentingi, labai protingi, ten patys pačiausiai jie turi, žinai, silpnų vietų. Ir tikslas yra, žinai, vat, nu, valdyti save, ieškoti to balanso ir panašiai. Įdomus. Buvo rezultatai kažkokie? Ar čia toks proceso dalykas ir nepasakysim? Aš gal galėčiau apie save labiau pasakyti tos rezultatus. Aš nežinau, aišku, kaip kitiem, kaip tau ten ar vaikam atrodo. Man atrodo, kad tie, sakykime, tie negatyvūs dalykai apie mane, kad aš juos biškį esu suvaldęs nuo to užsirašymo. Mes tą pratimą darėm prieš kokius 4 mėnesius, daugiau. Jo, daugiau. Nu, pusmetis, sakykime, grubiai. Tai va, nes aš esu atsispausdinęs, aš esu savo kambarį tą lapą pasigabinęs. Su visų, bet tame tarpe ir mano tais dalykais. Ir aš... Visiems vaikams, nu, abiems vaikams, vieniems vaikams. Nuskambėjo, kad pulkas būtų. Irgi norėjo, turi tas lapus. Bet, žinai, grįžtant prie tos temos žmonos vyro santykiai, įvairūs tie tokie pratimai, kurie iš tikrųjų padeda taip sąžiningai atverti širdį ir išsisakyti. Aš manau, jie padeda. Jie mums padėjo. Bet tas ir yra galbūt tas sąžiningas atverimas širdies. Tikrai atsiverti, o ne taip, kad kažką ten biškį, numot ranką, tipo, mes išsprendėm. O man tas visada iš Jono galbūt pusės be galo aš labai vertinau jo sąžiningumą. Žiauriai skaudėdavo iš tikrųjų, bet jisai sąžiningai pasakydavo atvirai, žodžiu, apie situaciją, nevyniodamas į vatą, nepagražinimas, ne iš kažkur taip eidamas, bet labai atvirai, bet sąžiningai iš tikrųjų pasakydavo. Ir kur jisai būdavo neteisus, jis atsiprašydavo ir irgi tą sąžiningai pripažindavo. Ir man tas bruožas nuo pat pradžios patikdavo labai. Tas atvirumas iš tikrųjų, nes ne kiekvienas žmogus turi tą tokį nuoširdų atvirumą. Jisai ne kiekvienam atsiveria. Vis dėlto jaunas, bet esmė, tas man... Tau ir jums. Ir dabar jau pusė pasaulio. Nes pusė pasaulio mūsų klausys ir žavėsis. Tai va, bet kalbant... Dar norėjau labai paklausti. Aš labai atsiprašau, kad neduodu Jonai įžengti tą pusę podcast'o. Jo, bet aš labai norėjau, vis tiek, kad tokia jau išvada padaryti visų šitų, gal taip sakykime, pykčių ir ginčių šitoj srityje, tarp santykių dar netoj daly, kurios prieisim. Kur Dievo rolė yra jūsų santykiuose? Kokia Dievo rolė? Tarsime, kaip gal jūs panaudojat tikėjimą arba kaip tikėjimą į Dievą jūsų santykiuose, kad viskas sklandžiai eitų toliau? Tarsime, ar tai yra tik tai psichologija, grina psichologija, kažkokie tai pratimai? Ar yra ir kažkokia tai tarsi santykė su Dievu? Pavyzdžiui, Gintas sakė, kad už Joną meldeisi netgi tada, kada buvo labai sunku ir nesinorėjo. O Jonas, pavyzdžiui, meldeisi už Gintą, kada buvo sunku ir nesinorėjo. Aš meldžiuosi dažniausiai dėl situacijų. Visgi jo prisipažinsiu kažkaip taip asmeniškai gal nelabai meldžiuosi, nes asmeniškai ne nuo vieno, aš taip gal suprantu, asmeniškai ne nuo vieno žmogaus priklauso ir ne vieno žmogaus problema, tai yra mudviejų problema arba jeigu dar kažkokia platesnė situacija ir kiti žmonės gal tame dalyvauja. Bet aš gal tada pradėsiu atsakyti į tą Luko klausimą apie Dievo rolę. Kalbant apie psichologiją, svarbu suprasti, kad psichologija tai irgi yra iš Dievo. Tai yra tokius, kokius Dievas mūsų sukūrė. Aišku, čia yra tokia slidi tema, nes yra, gali būti ten netinkama psichologija, netinkami metodai ir visa kita, bet tie, sakykime, kartais būna tokie krikščioniai, kurie viską atmeta, viską maždaug, kas yra sekuliaru, kažkoks tai mokslas, būtų tai psichologija šiuo atveju, nežinai. Jo, žinai, jokių čia pratimų, jokių čia knygų, jokių čia dar kažko, tai aš manau, kad tai yra neteisinga, nes žmogus toks yra sukurtas ir tos visos knygos ir tie visi, sakykime, psichoterapeutai ar žmogiškųjų santykių specialistai, kurie visą savo gyvenimą tam atiduoda ir studijuoja ir konsultuoja tūkstančių žmonių, jie surenka tos duomenys ir jie mato, kas veikia, kas neveikia ir kaip, dėl ko veikia ir taip toliau. Bet Dievo rolė mano gyvenime tose problemuose tai turbūt yra tokia
dviejopą, aš du dalykus išskirčiau, kad pirma, Dievas yra visako pamatas. Iš Dievo viskas išeina ir aš kaip žmogus, kaip asmenybė atsispiriu nuo Dievo. Ne aš esu kažkoks sprendikas, ne aš esu kažkoks teisėjas ir ne aš turiu galę pakeisti dalykus. Viskas prasideda nuo Dievo, ką Dievas duoda. O kitas dalykas yra tas, kad aš prašau Dievo išminties. Išminties, įžvalgų vedimo. Tam tikrose sprendimuose, kai būna sunku, nes aš suprantu, kad mano žinios yra ribotos ir jeigu jos nebūtų ribotos, tos problemos, to konflikto nebūtų buvę, žinai, o jisai įvyko, aš visą savo ten, sakykime, aštrų protą ir rėkimą tuo pačiu metu panaudojau, kad tą išspręsti ir tai neišsisprendė, vadinasi, žinai, viskas, aš daugiau negaliu, man reikia Dievo išminties. Ačiū. O aš tai situacijas tiesiog atnešdavau Dievui. Skolai, kad matau tą situaciją, tarkim, jinai vyko, sprogo kažkas ir aš ją atnešdavau Dievui, aš melsdavus, kad aš nenoriu jos tos situacijos, kad Dievas padėtų irgi lygiai taip pat, kad išminties duotų, kaip sakant, ramybę, bet to pačiu ir kad nebūtų jokios pykčio, sakykime, ant jo. Melsdavus rimtai, kad kadangi aš esu emocinis dar kartą, nes labai emociškas žmogus gali pasigauti tos tokius užkietinimus galbūt ir tos visus dalykus. Ir labai prašiau, kad tokios tų dalykų nebūtų ir melsdavus tikrai užimta. Laimindavau darbus, viską, žodžiu, ką tuo momentu atsiminė iš tikrųjų ir kad išspręstų problemą. Ir iš tikrųjų, tu matai tą nuostabią Dievo ranką santykiuose, kiek yra buvę irgi atrodo jau toj pradės virti kažkas, jau toj ir tu taip mintyse pasimeldė, gal patylėsiu vis dėlto, bet ir Dievui pasimeldė, žinai, kad taip ir žiūri, iškart žiūri, visa atmosfera pasikeitė situacija, pasikeitė tema, tembras, viskas taip nušvelnėjo ir kas nors ten ir žiūri, viskas gerai. Koks ambientiškas susilaikymas. Kitas galėtų sakyti, neleptelėjai, dėl to ir nebuvo. Bet reikia ir turėti tą susitvardymą vis dėlto, o žmogus dažniausiai labai neištveria, bet tas susitvardymas tikrai tikiu, tai yra iš Dievo, duoda tų jėgų, sakykime, to atspirties nepadaryti, arba atvirkščiai padaryti ten, kur reikia. Ir išminties duoda. Ir išminties. Ir aš manau, kad irgi, kaip Dievas sakė, kad kaip Jonas sakė. Dievas sakė. Paaiškėsim, Dievas. Ne, viskas gerai. Mano viešpats dabar kreipsiasi. Kaip Sara į Abraomą. Eina tam. Tai kaip Jonas sakė, iš tikrųjų irgi, kai vyksta konfliktas santykiuose, negaliu numesti visos atsakomybės Dievui. Tiesiog, Dieve, daryk ir aš čia nieko nebedarysiu, žinai, savaime išsispręs. Vis dėlto nebus. Ten, kur mes turim praeiti ir mes turim išmokti pamokas kažkokias ir išsigryninti labiau, kai dar kartą charakterį paminėsiu, dar labiau jį apipjaustyti. Ir taip nebus, kad antgamtiškai tik melsiuos, aiškus, malda labai padės, bet mūsų veiksmų lygiai taip pat, aš manau, kad viskas turi eiti paraleliai. Veiksmai, malda lygiai taip pat ir noras būtent. Jeigu noro nebus, irgi nebus. Tai ir norėjau, labai gerai pasakyti, kad apie tą norą. Dar paskutinį atsiprašau klausimą. Tiesiog labai norėjau, jūs paminėjot, kad nebuvo tokios situacijos, kad sakytumėt savo širdį, kad nemyliu. Ne. Ir visą laiką kažkokie tai giliai gal kažkur yra, bet ne visą laiką gal jinai akivaizdžiai matėsi, bet motyvacija susitaikyti ir motyvacija vėl sulipdyti viską atgal. Bet ką jūs, pavyzdžiui, galėtumėt gal taip sakykime, parekomenduot šeimai, kuri, pavyzdžiui, šiuo metu praeina pro tokį kaip periodą, kur nejaučia nei motyvacijos kažką taisyti, nei meilės vienas kitam. Ir jie tokiam užburta rate, kur nei vienas, nei kitas nenori kažką tai taisyti, nors yra tikinti šeima. Ir irgi supranta, kad skirtis negali. Arba jie mąsto apie tokį būdą, bet pavyzdžiui, tokia situacija šiuo metu randasi ir gal kažkokį tai... Draugas klausia, tą patį norėjau sakyti. Koks? Tą patį, kad draugas klausia. Ne, čia tikrai draugas klausia. Ne, tikrai aš labai myliu Simą. Čia mikrofonas. Atsiprašau. Tai mano geriausias draugas klausia tokį klausimą. Tai pradėsi? Ne, aš tiesiog
žinau, kad taip yra ir bažnyčiose yra taip irgi netgi draugai, ne draugai, bet matau tokių situacijų ir girdėjęs esu, kad tikinti šeima ir iš tiesų va, tokia va, baisi situacija, kur ne vienas. Hipotetiškai kalbant. Jo, hipotetiškai kalbant. Žinai, aš tokį žinau būdą, kuris šiaip suveikia neprastai daugelį tokių kritinių momentų. Kritinių momentų aš turiu omeny, kai žmogus yra kažkokio tai smarkioj kriziai, abejonėse ir apskritai nežino, nesupranta net pats prieš save, ką jisai daro, dėl ko jisai daro, ar jam verta tęsti, ar jam verta, žinai, gal iš vis ten išvažiuoti į kitą pasaulio vietą ir visiškai naują gyvenimą pradėti. Ir lygiai tas pats, turbūt apie santykius. Tai tas būdas yra prisiminti, o nuo ko viskas prasidėjo. O kodėl tu tą žmogų įsimylėjai, kodėl tu jį išsirinkai, kodėl tu su juo nusprendai kartu gyventi, kas tokio jame tau patiko, kas tokio, ką jis tau tokio davė, ta pagrindinė priežastis, nes, greičiausiai tai buvo sąmoningas sprendimas, žinai, ne per vieną sekundę kažkaip emociškai atėjęs. Ir kai tu savo tą prisiminsit, tą priežastį, tada tu gali pradėti toliau dėlioti, žinai, o kas pasikeitė. Ar nebeliko tos priežasties, ar tas žmogus gal kažkaip kardinaliai pasikeitė, gal jis į šėtoną pavirto, žinai. Ar tavo gyvenime gal kažkas kardinaliai pasikeitė, galbūt tu, nežinau, lytinę orientaciją pakeitė ir tavęs moteris, žinai, nebedomina ir dėl to tu visiškai nemotyvuotas ir nieko nenori iš tos santuokos toliau, ne? Aš šiek tiek ironizuoju, bet tik šiek tiek. Bet jeigu niekas kardinaliai nepasikeitė, vadinasi, pamatiniai dalykai yra tokie, kokie jie buvo ir pradžioje, kai viskas tave tenkino, bet vadinasi, yra kažkokios tai šiaip problemos iš šalies, kurias tau reikia išspręsti. Bet jos tau, žinai, taip maždaug išsipūtė, kad jos tau užgožė tą pradinį vaizdą, žinai, kad tu net vos ne savo egzistenciją pradėjai kvestionuoti. Tai nežinau, ką tu. Aš taip pat manau, ką tu pasakei. Ir visiems reikės kalbėti. Visiems reikės kalbėti, ir aš palinkėčiau tik tiems žmonėms surasti tą norą kažkaip su Dievo pagalba, kad prašyti, atidėkit, Dieve, dėk man tą norą pirmiausia. Jeigu jo nėra, kad įdėtų tą norą, kalbėtis. Nes, bet kokiu atveju tai tikrai niekaip neįspręsti problemos, jeigu tu nesikalbėsi. Ir kalbėtis atvirai. Jau tada be nieko, kad ir kapstant ten, ką tu man padarai prieš 5 metus, kaip būna iš tikrųjų, bet tikrai atvirai šnekėtis, kas patiko, kas nepatiko ir situacijas visas iškelti, bet šnekėtis atvirai, kad tikrai tą pūlinį visą išvalyti. Taip, ačiū labai. Dėl to ir klausim gal tokių sudėtingesnių klausimų jūsų, nes žinom, kad abu ir tarnaujat ir turi tokių gal irgi, sakykim, ir nebūtinai santykiuose jūsų kažkokį kontekstą, bet ir tarnavime vis tiek tarnaujat ir tam tikrus dalykus gal gali patart ir mūsų žiūrovams. Nes yra išspręstų situacijų. Ir yra išspręstų situacijų, todėl. Tai bet pereinant irgi komunikacija, ar ne? Kalbėti apie tai, kas tenkina, kas netenkina. Jonai, gal papasakosi, kaip tu darai, tarkim, pavyzdžiui, Ginta nepranešė, kad jinai pasninkauja. Ir dabar nėra tokio vakaro, kokio tu tikėjaisi. Arba yra įtampa šeimoje, ar ne? Ir vėlgi nėra tų vakarų, kurių tu tikėsi. Kaip kalbėti apie tai su žmona ir ar reikia apskritai apie tai kalbėti? Jo, matai, ta situacija tokia ganėtinai paprasta yra, tokia, žinai, siaura vienetinė situacija su to pasninku ir, taip, reikia pasakyti tai, kas gali liesti kitą sutuoktinį. Jeigu ten, žinai, jeigu tu kalba eitų tik tai apie nevalgymą, tai kito tarsi ir neliečia, bet jeigu apie kažką daugiau, tai liečia. Lygiai taip pat, kaip, pavyzdžiui, jeigu jinai susiplanuotų ten kokius savo šlovinimo komandą, pavyzdžiui, vakare pas mus į namus pasikvies, bet man nepasakytų, žinai, ir tu atvažiuoji, ten būri žmonių ir jie visi ten kažką tai daro. Tu buvai pasiruošęs truputį kitam. O aš buvau pasiruošęs žaliuzes, žinai, leisti. Ir tai tas pats dalykas, komunikacija.
Aišku, skirtingiem žmonėm jos skirtingai reikia. Mes žinom tos tokius posakius, kad ten mes jau vienas kitą iš pusės žodžio suprantam, ar ten iš žvilgsnio suprantam, tai viskas tame gerai, jeigu iš tikrųjų žmonės supranta. Bet esmė, kad jos reikia, bet kokiu atveju. Taip. Aišku, bet šiaip, tarsime, gerai, taip aišku, tiesiai šviesiai, bet buvo konfliktų dėl šito klausimo. Tai aš taip įvardinsiu tiesiai šviesiai žiūrovams, kad kalba eina apie lytinius santykius, seksą. Tai ar būdavo nesusitarimų ir buvo kažkokių konfliktų, kad dėl kažko nepatenkintas ir kaip spręs tokius būdus, ar ne? Irgi komunikacija tikriausiai, aš nežinau. Veiksmai. Jo, buvo, ta prasme, mūsų santykiuose viena iš tokių gal opesnių temų, galbūt opesnių temų man, bet tada jau paliečia ir mūsų abu. Ir matai, vėlgi ta tema yra plati, nes vien teiginys kažkokios tai problemos arba sunkumai seksais nieko iš esmės nepasako, žinai. Ir žmonės gali būti labai skirtingi. Seksualiniai potraukiai gali būti labai skirtingi. Aš nežinau, kaip lietuviškai drive'as, tas sex drive, kaip būtų lietuviškai. Poreikis, sakykime. Poreikis arba užstrigo žodis. Tiek to. Gerai, bet visi suprato, manau. Jo, tai reiškia, vienam žmogui natūraliai reikia daugiau, kitam reikia mažiau. Libido? Libido, turbūt. Jo, skirtingi libido. Ir faktas yra toks, kad žmonės, vis tiek du žmonės jie yra tokie, kokie yra. Jie nepaims savęs kažkaip tai neperdarys, nepakeis savo hormono balanso ar ten kažkokių tai kitų genetinių dalykų, žinai. Ir tu turi vienas prie kito vis tiek kažkiek tai taikytis. Nebus taip, kad ir vienam idealiai viskas, ir kitam idealiai viskas. Bet kokiu atveju vėl mes grįžtam prie to paties, kad reikia ieškoti abipusių sprendimų ir jų ieškoti su meile, su ta tokia empatija, kad tam kitam žmogui yra svarbu ir aš galėčiau kažką tai dėl to padaryti. Kažkiek tai, nežinau, ar galim vartoti tokį žodį pasiaukoti, nes gali labai netinkamam tokiam kontekste nuskambėti, bet aš noriu į tinkamam kontekste, žinai, pasakyti, kad, imkim paprastesnį pavyzdį, jeigu kažkuris tai labai nori masažo elementaraus, žinai. O kitas ten sakytų, žinai, man sunku ten tave masažuoti, žinai, pavargsta man ten rankos, žinai, aš ten, žinai, nepatogu, sunku. Tai taip, tiesa, kad sunku, bet kažkiek tai tu gali atiduoti savęs tam kitam žmogui, kad jisai per tą būtent masažą pajaustų iš tavęs tą meilę, rūpestį ir tą žmogišką santykį. Tai žodžiu, bet iš to, ką tu sakai, aš kaip suprantu, yra vis tiek skirtingas poreikis, ne? Tarsi aš manau, kad čia yra standartinis variantas, kad vyrams poreikis yra didesnis tam. Jo. Ir čia irgi toks klausimas, ar reikia, ar, tarsi kažkokios tai irgi, gal sakykime, iniciatyvos daryti tam, kad gal tau nesinori, gal tau nėra nuotaikos ir taip toliau, bet vyras nori. Ir gaunasi tada tokia situacija, kad vienas nori, kitas nenori. Ką tokiai situacijai daryti? Tarsi, ar kuris turi užleisti kelią? Va, čia tau klausimas. Kuris turi užleisti kelią? Tu turi užleisti kelią, ar tu neturi? Tavo šalutinis. Tavo pagrindinis išeina. Bet vyras tau gali. Plyta. Jo, taikaisi. Taikaisi iš tikrųjų ir duodi kelią vyrui. Aiškus, daug dalykų priklauso irgi, kai mes kalbėdavom tam temom, kas būtent prie to nenoro atveda, sakykime. Būna ir dažnu atveju pas manęs bent jau būdavo tiesiog tas toks, sakykime, jau chroniškas nuovargis. Dienos eigoje susidėjusių darbų, kur ten lakstai, darai juos,
ta visa, sakykime, tada prisideda visa fizinė savijauta, kad tu bemastai tik tais apie lovą, dar pamatai, ir dar jam reikia. Taip jau grubiai sakant, bet ta Labai prasme grubiai. tikrai, jo, bet tikrai ateidavo tokios mintis, eina savo, žodžiu, ir čia dar vakaras laukia, žodžiu. Bet kažkaip mes pradėjom pastarai laiką su tuo dirbti labiau. Aš labiau galbūt pradėjau priimti tą tokį sąmoningai, tokį, kaip tiesiog suprasti galbūt, tiesiog atvirai, kad, yra toks poreikis, tiesiog vyrui didesnis negu man, žodžiu. Ir save kažkaip kitaip nuteikinėti tą pusę. Ir jisai irgi žino, kad daugiau turi man padėti tada, kad aš ten, irgi vakare tenais, nedarysiu vien tik vakarienę su vaikais namų darbus, dar čia ruošiuosis rytdienai, ten dar kažkam ir dar plius, žinai, apšokinėti visus ir, žinai, vakare dar būti gražuolė. Ten, kur reikia būti. Man tai labai įdomus dalykas yra tą suprasti, kas iš esmės ir yra parašyta tose knygose, kur tu sakei, moteris iš Veneros, vyrai iš Marso, kad jo, išplauti indai moteriai yra atviros durys į seksą, žinai, ir kiti panašus dalykai. Kas šiaip vyrui tai yra totalus kosmosas, bandyti bent kažkaip susijęti tos dalykus, bet moterim taip jau yra. Ir vat vėlgi tas pats tokio, žinai, abipusio balanso radimas, nes mes, netgi vieni iš paskutiniųjų mūsų dviejų pokalbių apie seksą ir panašiai, tai nebuvo tokie, kad, žiūrėk, man reikia daugiau sekso. Kiek tu gali per savaitę kartą? Kiek savaitę. Jo. Dieną. Tai buvo, neslėpsim, faktas yra ten, man norisi daugiau, ne? O ko tau norisi iš manęs? Žinai, ir tada mes natūraliai prieinam prie tų kažkokių tai namų ruošos dalykų, ar kas tai bebūtų. Įdomi, jo. Nes moteriam šiaip bendrai tai yra ne tik atskira gyvenimo dalis, tai yra bendro gyvenimo viena iš dalių. Ir nuotaika, kurią nešasi vakare į lovą, žmona tai būna visos dienos. Ir jeigu ten nebuvo kažkur paglostimo žvilgsnio arba dar kažkas trūko tos meilės šilumos ten, tai tada ir vakaras atrodo jau žmona tada iš karto, tai o tu ko tu tikėjaisi, tavęs nebuvo visą dieną, o vyrui tai nesusiję. Visiškai. Vyrui gali, nesvarbu, kas vyko per dieną. Gali tiesiog šokti iš karto ir nieko. O kitas dalykas yra tas dalykas, nes vėlgi čia galima gal priskirti, jeigu galima ir leisit man, kad tai yra irgi viena iš meilės kalbų, bet tai yra, sakykime, vėlgi, kaip sakiau, dažniausias poreikis yra vyriškas, kaip meilės kalba. Bet dažnai vyrai tikisi iš moterų ar žmonų tiksliau, tik tai žmonų, būtent tos meilės kalbos, bet neišpildo žmonos meilės kalbos ir tada tikisi to, kad tik žmona pildys jo kažkokias tai meilės kalbas. Norėjau, kaip keitėsi, mes kalbėjom vis dėlto palaikant tą pačią temą, ar ne, apie pokyčius po įtikėjimo, kaip keitėsi meilės sritis, apie seksą kalbant, po to, kai jūs tikėjot, ar keitėsi? Buvo vienas tragiškas laikotarpis, viduramžiai, juodieji amžiai, tamsieji. Buvo tikrai, galbūt po įtikėjimo, ten toks žodžiu, kai tu toks tipo jau šventas labai nori pasidaryti, tai nei seks, nebuvo visiškai, kad ne, bet labai jisai suretėjo. Bet kažkas pasidarė tau. Man buvo iš tikrųjų toks. Tai yra per daug purvina? Nebuvo, kad tai purvina, tu sąmoningai supranti, kad tu vaikų taip nesusirauks, bet kažkur, aš manau, kad tai yra siekla iš priešo pusės, kad, nes jų tikslas yra kas, kad neišlaikyti žmonių santuokai, kad žmonės pyktųsi ir visa kita. Ir aš negaliu pasakyti konkrečiai, kad taip nebuvo, kad melas kažkoks į galvą eitų, žinai, kad čia negera, bet tiesiog kažkaip taip ir jisai gilėjo iš tikrųjų, tam tikri dalykai. Ir man būdavo kartais net sunku ir atsipalaiduoti, kaip sakant, tu toks kažkaip, žinai, tai čia dabar ir Dievas mato, ir čia visą, toks daug tokių dalykų paskui, kol paskui neįsisavini, kad tai vis dėlto yra dovana iš Dievo. Tai seksas vis dėlto yra dovana, tai yra mūsų būtent tai kaip vyras ir moteris. Dovana šeimai, jo. Tai yra vienas iš tokių, per kur vaikai gimsta, bet ne tik tai yra funkcija vaikams, tai yra mūsų artumo pabuvimas kartu būtent ir iš tikrųjų... Tas intimus laikas, vadinai, kur niekas apie tai nežino. Ir iš tikrųjų man netgi galbūt dar didesnis buvo toks lūžis, kai mes buvom Leo Frank
seminaras, tikrai mokymai labai iš tikrųjų man. Jisai pasakė vieną žodį, kad būtent moterims labiau, kad sako, per seksą būtent moteris darosi labiau priraišesnė prie vyro. Čia teigiama prasme, bet iš tikrųjų aš pradėjau galvoti, kad kai nėra to sekso, aš pati tolstu nuo jo. Tiesiog toks, o kai jis yra dažnesnis, tu pats jauti toks, pat ir noris kaip katinui labiau prieiti prie savo vyro ir paglos ir taip, tas priraišumas tampa ir jisai gilina patį santykį. Ne tik, kad kalbos yra, bet tas toks gylis yra gilesnis, čia poetiškai jau. Žinot, koks yra krikščioniškas seksas? Prie išjungtos šviesų. Bet paaiškink. Tai yra tamsoj, misionieriaus pozoj, po kaldra ir su rūbais. Tai, žinai, bet čia prie ko privedant, kad iš tikrųjų aš taip matau, kad ganėtinai nemaža dalis krikščionių arba žmonių po įtikėjimo kažkaip tai pradeda drovėtis to sekso ir jį suprasti labai siauram tokiam kontekste. Ir kas ir pas mus įvyko, apie ką Ginta pasakojo. O aš savo ruoštų to negaliu suprasti ir negaliu to priimti, nes seksualinis gyvenimas prastėja, nors tam nėra jokių objektyvių priežasčių, žinai. Ir tarsi kažkaip tai bandoma yra suvesti tą ar su Dievu, ar su Dievo žodžiu, bet tam nėra jokio visiškai pagrindimo, yra atvirkščiai. Bet ačiū Dievui, praėjom tuos dalykus kažkaip tai. Jo. Mes Biblijoje šiaip, jeigu ir žiūrim, yra situacijų, kur vyras tam, kad rastų paguodą, ar ne, jisai eina pas savo žmoną. Tai jam yra kaip paguoda, tai nebuvo, kad būtent tik vaikų gaminimui ir daugiau nieko. Geras žodis. Negaminimui. Aš tai yra būtent neatsiejama vyro ir moters, ne tik kad komunikacija, bet tiesiog santykis, tai jisai privalo jam būti. Dalis gyvenimo, jo. Nes mes tame tikrai esam patys pažeidžiamiausi toj vietoj, patys atviriausi, sakykime, nes jis nuogas praktiškai, ne tik, tai ne tik... Su pižama, bet praktiškai nuogas. Tai yra ne tik fiziškai, kad nuogas esi, bet apskritai tu atsiduodi savo žmogui. Tai jo, tai yra labai svarbus. Ir aš manau, kad krikščionybė yra per mažai šnekama. Ypatingai turėtų būti labiau ir supažindinti ir būtent būsimas poras, jau kurios galbūt yra susižadėjus, eina link to kelio ir kalbėti būtent apie tai, nes tų žinių trūksta, kad tai tikrai dabar gyvenam ne viduramžiais, bet atvirai, kaip Dievo žodis sako, kaip gražiai, Leo Frankas seminaro metu visą giesmę išdėstė, tai yra nuostabi knyga, iš tikrųjų, kaip pasižiūrė, apie ką jinai yra. Ir iš tikrųjų duoda tokį supratimą, kad net Biblijoje apie seksą rašoma. Rašoma. Net tas žodis, kad rašoma. Bet vis dar tai yra stiproka tabų tema, ypatingai tarp krikščionių, bet to reiškia, kas iš to išplaukia, kad žmonės tada ima patys ieškotis. Žinai, ir tos paieškos dažniausiai baigėsi pornografijai. O pornografijoje ten dalykai taip realiam gyvenime niekada nevyksta, kaip pornografijoje, žinai. Ir iš to ateina dar jau iš vis krūvos problemų, žinai, jau vien iš pornografijos žiūrėjimo, ar jo labiau bandymo kažkaip tai tapatinti su tuo, ar taikyti tai, kad tu ten matai savo seksualiniam gyvenime, tai yra jau visiška bedugnė, visiška tragedija. Ateina nusivylimas, ieškojimas jau kitokių būdų ir net ir jau daina iki kraštutinumų. Pavyzdžiui, kai buvo tie viduramžiai, kaip tu sakai, niurieji, kaip šiandien pas mus oros laukia. Tai jo, bet buvo irgi to momentų, kad ieškojom informacijos. Aš, pavyzdžiui, irgi ieškodavau informacijos ir netgi to momentu ir pas pastorių klausėm, žodžiu, esam turėję tokius atviresnius pokalbius. Ačiū Dievui iš tikrųjų šių išmintį ir man labai patiko ir padėjo toks pasakymas, tai apskritai, tai koks turėtų būti tas krikščioniškas seksas, kas galima, kas negalima, ne? Taip, nes kai iš pasaulio atėjęs, tai ten, žinai, prisižiūrėjęs ir pornografijos ir visko, žodžiu, o kaip dabar, kas galima apskritai, žodžiu, ir tas klausimas būna, žodžiu. Ir man patiko tas patarimas,
sako, kas nežemina tavęs ir tavo antros pusės, ir kas tau yra gera ir patogu, sekso metu, tai turi būti leidžiama. Tas galima, jo, būtent, nes tai jūsų neveda, tai nėra prieš tave, prieš tavo prievartą, prieš tavo dar kažkokius dalykus. Mane tai tavo tie žodžiai, sakykime, atpalaidavo iš tą pusę ir man labai padėjo. Nes bet domėtis tą temą irgi reikia, ir sakau, šviesti mūsų jaunesniuosius, tas, kas yra arba ką tik susituokę, nes aš manau, kad yra galbūt netgi daugiausiai problemų turintis sritis, iš kur kyla problemos. Jo, užsisuka iš tenais, ir paskui pereina į kitas vietas. Tai yra didelė santykių dalis, nes kaip ir jūs paminėjote, ar ne, Leo Franko seminarą, kaip tik mano sekantis klausimas, tiksliau lietuviškai, kitas klausimas būtų, kas labiausiai įsiminė galbūt, ką išsinešė tokio, ką galbūt sugebėjote ir praktiškai pritaikyti? Man galbūt tas žodis prieraišumas ir aš kažkaip jo galvoju, aš visados norėdavau būti artima vyrui, bet kaip aš galiu būti artima, jeigu aš nekalbu jo, sakykime, tą meilės kalbą. Ir man tai kažkaip irgi atvėrė akis, sakykime, atrišau rankas. Tu pasistengi, Jonai? Aš stengiuosi. Aha, kad viskas taip sukristų, kad tikrai tavo meilės kalba būtų išplaukti. Ai, aš galvoju. Aš stengiuosi. Aš galvoju, kad tu klausai, ar aš stengiuosi sekse. Ne, tą tai visi mes žinom. Aš nesupratau klausimą. Visi žinom ir žiūrovai žino. Kad tu stengiuosi. O aš kad mes stengiuosi? Ne, ar stengiuosi taip, kad Gintos meilės kalba būtų atsakyta. Tam, kad viskas būtų taip suklostyta, kad vakare būtų atsakyta tavo meilės kalba. Visada galėčiau daugiau stengtis, turbūt, bet aš nežinau, čia gal Gintos reiks suklausti. Stengiasi, tikrai stengiasi. Aš norėjau pasakyti. Jau matas, jau dėl šito. Ne, yra ypatingai po mūsų tokio paskutinio pokalbio, kai mes tą temą turėjom kažkaip, aš manau, kad iš abudu esam suinteresuoti kažkaip toj vietoj ir abudu dirbam. Pastaruoju metu tikrai jaučiu tą tokį ir labai fainai, kažkaip toks, tikrai ta romantika, žodžiu, jinai sugrįžta ir toks tikrai jautiesi, kad, dienos metu ir pasilgsi, nes kartais būna, jie išblėsta, toks, kai, susipažįsti, ten visi drugeliai ir visa, žodžiu, ten dienos metu, kada čia susimatysim. Per tą procesą kartais tų santykių ir tų metų, sakykime, jie dingsta. Jie tikrai dingsta, bet kodėl jie dingsta? Jie galėtų būti visados. Ir dingsta vien dėl to, kad dažniausiai būna ir sekso trūkumas, sakykime, nebūna palaikymas vieno kito, būtent tos meilės, kalbama meilės kalba ir visa kita. Bet ir meilę reikia palaikyti, kaip sakant, reikia į tos ugnies, ne ugnies, bet malkų reikia įdėti, kad degtų vienai. Manau, ir tarsime irgi paantrinsit, kad ir kaip ir bet kokioje srityje, ir taip pat reikia tobulėti. Tarsime, nestovėti vietoje irgi, ką mes su Simona irgi visą laiką išvedam iš to paties, netgi iš tos srities, kad komunikacija. Tu turi aiškiai pasakyti, ko tu nori, ko tau reikia. Ir antra pusė turi irgi taip pat pasakyti, kaip jai reikia ir kaip jai nereikia. Ir išgirsti kitą. Taip, išgirsti kitą. Nes būna kai kurie, kaip aš čia atrodysiu, čia dabar pasakysiu, pagalvos iš vis iškrypėlis ar ką. Tarsime, būna daug minčių ir pagalvoji, bet reikia kalbėti. Ir kalbėtis galima ir sekso metu. Nereikia jokių būdų pamiršti ar nurašyti kažkaip. Palaukti, kol pasibaigs ir tada sakyk, klausyk. Klausyk. Vis tai gerėja pokalbė, ne? Kitą kartą taip nedaryk. Bet ir galima vis tiek irgi, man atrodo, prie išvados, kad komunikacija yra visą laiką. Apskritai reikia dirbti santykiuose. Reikia dirbti, nes, taip savaime tiesiog jos nevažiuos, arba savaime ir nuvažiuosi ten kažkur, bet jeigu jūs norit, kad tavo santykiai tikrai jie, su kiekviena diena būtų irgi toliau išpuoselėti, tai sodas mūsų, sakykime, santykiai yra, tai yra mūsų sodas. Sodą reikia neapleisti, nes jeigu jie apleis, jisai užžels ten arškėtrožiai ir visą kitą. Čia be galo metafora. Čia labai metafora, bet iš tikrųjų reikia, kažnors, kad reikia dirbti.
Nes, tai yra laukas, kurio mes turim dirbti. Jeigu Kaip ten nedirbsi, sakė, nedėsi darbininkų pastangų. maža. Jo, bet Mintis didelė. aš ką norėjau pasakyti, kai man buvo sunkumuose, tikrai Dievas prašnekėdavo man, ne tai, kad per sapnus, bet aš atsikeldama išgirdavau žodį tiesiog. Vienas iš tokių buvo, kad aš palūžusios nendrės nenulaušiu. O raštas sako, kad jis, bet aš grinai taip kaip prakalbėtų man, o antras buvo grinai atsikėlus naktį, buvo pastangos. Aš vienu momentu baisiai labai nedėjau pastangų į santykius iš viso. Tegul važiuoja taip. Buvo tikrai toks numotas ranka. Ir po to pažiūrėjau, kad tai yra negerai. Tu turi stengtis. Jeigu tu nori turėti gerus santykius, reikia stengtis. Ir iš to ateina geras tik rezultatas. Tai Ginta pasakė apie prieraišumą. Jonai, gal tu kažką naujo sužinojai ir kažką pritaikei? Naujo. Naujo aš nesužinojau, nes aš jau buvau šiaip apsišvietęs apie seksą. Šiau viską. Bet jeigu rimtai, aš ką sužinojau, kas mane labai taip pradžiugino ir labai išlaisvino, kad tie tokie įsitikinimai, kuriuos aš turėjau, kad jie pasirodė esantis teisingi. Ir vėl apie teisumą. Reiškia, nes aš nemaniau, kad seksas yra kažkokia tai, žinai, tema verta gėdijimosi ar kažkaip tai suvaržyta, sukaustyta. Aš maniau, kad jinai yra tokia be galo, iki begalybės besiskleidžianti priklausomai nuo vyrų ir žmonos individualių atvejų. Ir tas visas seminaras, tai kai jisai papasakojo ir mokė, tai būtent man tą ir paliudijo, kad Dievas sukūrė seksą su tikslu ir kad jis gali būti be galo nuostabus, su daugybė įvairių atspalvių, reiškia, nepamatuojamas, nešablonuojamas kažkaip, neįstatomas į kažkokius rėmus ir gerėti su kiekviena gyvenimo diena, nepriklausomai nuo amžiaus, nuo dar kažkokių tai dalykų. Tai man tas tokia labai suteikia paguodą, padrasinimą ir tokį išlaisvinimą, kad aš iš tikrųjų iš teologijos mokslų daktaro, iš Dievo žmogaus išgirdau labai tokį, žinai, rimtą, pagrįstą rašto vietomis mokymą. Tai va. Tai tau dabar lengviau gyventi. Oi, labai. Šiaip palengvėjo. Man irgi tiesą sakant palengvėjo, tarsime, kaip ir tu, aš irgi galiu paantrinti, kad, viską gal sakykim taip, kaip ir žinojau. Tik tai, kad vis tiek yra, kada antiek konservatyviai žiūrima į seksą, tarp krikščionių, tu pats suabejoji, ar dabar man galima pasakyti, ar čia... tarsi tikrai suabejoji savo pasirinkimais ir savo kažkokiais įsitikinimais, o kai kažkas tai iš scenos ir visi tarsi paantrina, kad jisai kalba tiesą ir kada tu girdi, kad tai yra Dievo žodis, tada tu supranti, kad gerai, dabar jau tikrai galiu drąsiai stoti kelią, taip sakant. Tai vis dėlto, kokios taisyklės? Turi būti planuota ar turi būti viskas spontaniška ir emociška? Ruoštis reikia. Ruoštis. Namų darbai. Namų darbai. Mane, pavyzdžiui, aš muzikos pasileidžiu ramiai, dažnai. Čia jau taip, į detalės mes jau to pasileisim, ne? Ne, kas pasius, tai tas pasius. Planuota ar spontaniška, aš manau, kad ir taip, ir taip. Jeigu yra labai kažkokia tai įtempta dienotvarkė arba, nežinau, arba gal kažkoks buvo ilgesnis laiko tarpas be sekso, galima, žinai, susitarti, ne tik, kad susitarti, tiesiog pasikalbėti, žinai, kad ir vienas ir kitas būtų nusiteikę, žinotų ramesni, bet tuo pačiu aš manau, kad spontaniškumas labai daug gali atnešti gėrio į poros seksualinius santykius ir bendrai šeimininį gyvenimą. Čia ne tas atvejis, kur Jonas pasakė, turi būti 7, o Ginta pavėlavo 15 minučių. Jau nebėra šito, tai dėl to. Norėjau sakyti, bet jau tiek to galvoju. Tiek to. Bet sprokstoju viduje, taip norėjau sakyti. Ne, Marija, vandens. Kai išjungsit kameras. Ne, taigi sukarpysim. Gerai, ačiū, kad paatviravot. Labai
Aš manau, kad ir žiūrovam irgi tai yra būtinas dalykas išgirsti, kad tikinti žmonės, tarnautojai kalba apie tai ir kad tai nėra dalykas, kurio mes turime drovėtis, kad tai šviesom po išjungtom šviesom, kad tai yra tai yra vieno ir kito asmens šeimoje, dviejų asmeninis dalykas ir jie gali daryti tai, kas jiems morališkai atrodo tvarkoj, kada jie sutinka su tuo, ką jie daro, tai yra jų reikalas, nieks nesikiša. Dievas, Žinom, matom. Jo, tai matom, irgi. bet jis tai ir dovanoja. Jis ir dovanoja. Tai galbūt labiausiai reikėtų įsisavinti, kad tai yra viskas gerai, nes Dievas dovanojo tai. Ir tai yra geras dalykas. Amen. Amen. Gerai, ir mes prašym taip pat jūsų, kad jūs pasiruoštumėt tokį kaip ir atsakyti vieną klausimą, gal tiksliau į 3, taip sakykim, tai gal nuo Gintos pradėsim. Klausimas. 3 dalykai, kuriuos tu galėtum išsakyti, dėl kurių tu jautiesi mylima, ką Jonas daro tau. Arba nedaro. Arba nedaro. Labai aš iš kito gal klausimą užvedžiau. Tai labai iš tikrųjų man patinka, kai jisai man padeda buityje. Ypatingai, kai jisai greitai sureaguoja, kai aš paprašau ir žodžiu, ir jisai ten, ne tai, kad, žinai, kad ir vėliau pasako, žinai, bet jisai sako, aš padarysiu tikrai vėliau, bet aš padarysiu, bet jisai padaro iš tikrųjų. Ir apskritai mane labai žavim tas dalykas, kai jisai mato problemą namuose, ten pakalt reikia, pakeist, kažką padaryti, jisai nezizia ten, kad, o kodėl nepadarytų, žodžiu, jisai padaro, man labai tas patinka. Ir nereikia priminti, kas pusę metų. Nereikia. Jo, jeigu ten sugenda kažkas, jisai žino, jisai sutaisyti ir aš toje vietoje irgi neinu, nesikišu ir jisai visada sutvarko, žodžiu. Čia vienas, ar ne, kad aš jaučiuosi mylima. Antras, kai jisai, mano yra meilės kalba, viena iš meilių kalbų, tai yra būtent laikas, buvimas kartu. Tiesiog mes galim tiesiog bukai žiūrėti filmą, bet kai jis šalia yra su manimi. Arba bukai mylėtis. Svarbu laikas kartu. Kas svarbu laikas kartu. Tada 2 iš karto, žinai, ir aš patenkinau. Tai mano patenkinau. Vienu šūviu, jo. Tai čia labai man irgi yra, patinka, mes ar važiuojam dviračiais, ar kažkur einam pasivaikščioti, man tai yra toks iš karto žodžiu, kad mes esam kartu, kad mes veikiam kažką kartu. Ne dar kažkas šalimais, bet tai yra kartu. O trečią buvau, ne kad sugalvojęs, bet apskritai, mane labai pradžiugina jisai, kai jisai padaro netikėtų dalykų, parveža gėlių, dovanų. O niekada nėra buvę gyvenime. Yra, esi. Man patinka vis dėlto. Nors aš kartais sakau, nereikia, bet man patinka. Bet reikia, iš tikrųjų. Bet, tarusme, aš iš tos pusės gal neturiu tos tokios stiprios, sakykime, nes yra dovanas kažkam yra iš tikrųjų meilės kalba. Man tai nėra. Man visiems būtų daugiau, sakyčiau, tas pagalba namuose. Ir pirmoji vietoje net tiesiog, sakyčiau, buvimas kartu ir pagalba namuose, dovanas net nedėčiau, netgi ir trečią, nes žinau, koks ten buvo palaikymo, pavyzdžiui, man labai dažnai sulaukiu palaikymo iš Jono. Tarkim, iš viso, kas liečia, mano pusė yra muzika, tai visada iš Jono sulaukiu palaikymo. Kaip tu jos sulauki palaikymo? Aš klausaus, kas čia vyksta. Dabar kas man yra palaikymas? Man palaikymas yra tai, kad tu man netrukdai. Čia ne kita kalba. Aš pasakau, kad man reikia repeticijos, tu išleidi mane, tu niekad nesakai, kad tu negali ar dar kažką, tu padedi man toj vietoje, jeigu reikia su vaikais ar dar kažkas, nėra priekaištavimo, tarsi tu nepriekaištauji tai, ką aš noriu daryti, kad tu man kažko neleistum, bet tai aš skaitau yra palaikymas ir man tai yra labai labai svarbu. Tai tie 3 dalykai, kaip aš jaučiu iš Gintos meilę, pas mane yra tokie paprastesni, visgi susiję jie yra pagrindinai turbūt su mano meilės kalbom. Mano pagrindinė meilės kalba yra fizinis prisilietimas. Tai nėra tas pats, kas seksas. 2 skirtingi dalykai, nes, pavyzdžiui, aš ir su vaikais laiką leisdamas labai daug mes turim fizinio kontakto. Tiesiog,
tie žmonės, kurie neturi tos meilės kalbos, jiems gali būti tas labai sunku suprasti, bet tiem, kas turi, tokie kaip aš, tai, tai yra svarbu. Ir tarkim, analogiškai aš tada iš kitos pusės, aš vengiu kažkaip tai pernelyg daug liestis arba glebeščiuotis su tai žmonėms, kuriuo aš nepažįstu. Tai fizinis prisilietimas, kas tai bebūtų, bet tai mane kažkaip tai pripildo, mane padrasina, man padeda jaustis geriau. Antras dalykas tai yra antroji meilės kalba palaikymo žodžiai. Aš toks žmogus esu, man žodis reiškia labai daug, man žodis turi savo svorį. Ir lygiai taip kaip aš žodžius naudoju visur gyvenime įvairiose situacijose, bet jeigu man kažkas tai pasako kažką tai mano adresu, gero, gražaus, padrasinančio, kas tai bebūtų. Aš taip jau esu suprogramuotas, aš kiekvieną žodį priimu iš esmės rimtai. Ir tai mane tada labai viduje, dvasiškai, emociškai pripildo, sustiprina. Ir trečias dalykas, tai turbūt būtų ta pagarba, apie kurią visi vyrai kalba ir kurios visi vyrai prašo ir stokoja, jo, kurios trūksta pastoviai. Dabar ką reiškia ta pagarba, tai yra tiesiog toksai vertinimas, įvertinimas to, ką aš darau, ar tai būtų kažkokie idėjiniai dalykai ir sprendimai, ar tai būtų kažkokie šiaip darbai, kad ne tai, kad, jis tiesiog kažką padarė, gerai, neblogai, bet tas toks įvertinimas ir toks perteikimas, kad aš tavim pasitikiu, aš tavim tikiu, aš ir kiekvieną smulkmeną vertinu. Tai va. Tokie tie trys turbūt. Ačiū labai. Ir buvo labai tikrai džiugu, kad priėmėt mus šiandien į savo namus filmuoti, nepasididžiavot. Su meilė priėmėt, tikrai pamaitino, mes taip skaniai pavalgėm ir... Dar pavalgysit. Ir vyros atsigėrėm ir visko, tai labai dėkoju, tikrai labai šilti esat žmonės ir šilti namai. Aš asmeniškai netiek daug esu bendravęs prieš tai su jumis kartu ir tikrai pats daug kas naujas sužinojau ir aš manau, kad ir toliau tobulėsit ir ačiū Dievui, kad tikrai už tą vietą, kur dabar jūs esat, kad praeitų tiek tikrai nemažai visokių išbandymų ir sunkumų. Ir už drąsą pasakyti, kad sunkumai jie egzistuoja, bet tikrai juos įmanoma išspręsti. Ir kaip mes, ir koks ir yra viso šito podcast'o, ar gal taisyklingiau pasakyti, tinklalaidės tikslas, ir yra atskleisti tai, kad taip, krikščionys yra žmonės paprasti, žmonės, kurie gyvena tą patį gyvenimą, bet taip pat jie ir praeina pro visas problemas, jeigu ne daugiau problemų taip. Ir išbandymų negu paprasti, dar kaip paprasti, žmonės, kurie nėra tikintis. Ir kad tai nėra kažkoks dalykas, kuris mus numenkina ar kuris numuša mūsų kažkokį šventumą prieš Dievą, bet tai dalykas, kurį mums tiesiog reikia suvokti, pastebėti ir spręsti. Ir dėl to ir mes kalbam apie tai ir žmonės taip pat irgi, kurie šiandien išdrįso papasakoti apie tai ir mes tikrai dėkojam, kad esate drąsus. Ir mes taip pat dėkojam ir mūsų žiūrovams, klausytojams gal, sakykime, ar žiūrovam, kurie klausė ir žiūrėjo šitą podcastą, tinklalaidę ir tikiuosi ir jums patiko, ir jūs kažką gavote į savo širdį, kažkokį pamokymą arba išgirdot liudijimą, kuris jūsų širdį prispalėte. Tai taip pat prašom jūsų toliau žiūrėkit, toliau sekite, prenumeruokite. Jei kas patiko, komentuokite, nes tai labai padeda algoritmams. Ir taip pat šiaip jūsų nuomonė išreiškia ir mes matomėm, ką jūs mąstot. Tai dar kartą ačiū jum, Jonai, Ginta, ir taip pat šitiem namam, jūsų vaikam. Ačiū jums. Ačiū jums. Ačiū Dievui. Ir ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Taip. Ir žiūrovom. Taip. Iki pasimatymų. Pamojuojam visi į tą kamerą. Sudie. Ata.